Jau Nuostabu live vėl. transliacija. Taip, nuostabu susitikti su Mindaugu Valickiu, nuostabu susitikti su jumis. Aš, kaip suprantu, Mindaugai, kad tu įkvėpiai žmonės tikrai siekti to lyderystės jausmo, įkvėpiai keisti, gerinti gyvenimą su tavo praktikomis, nes matosi, kad jūs tiesiog balsuojate ne tik savo patiktukais, ne tik tiek, kiek peržiūrų žiūri šitą mūsų susitikimą, jau trečią dirbtuvių dieną, bet ir jūsų pirkimai. Jūs balsuojate tiesiogiai savo pirkimais. Tai tikrai labai gausiai nusprendėte dalyvauti kursuose, kai kurie man iki šiol šiandien rašote, skambinate, kad norite įsigyti 2 kursus, tiek lyderystės kursą, tiek pasąmonės valdymo paslaptis. Tai rodo tikrai didžiulį jūsų susidomėjimą ir norą aukti, kas labai įdomu, kad netgi parašė viena moteris, kuri yra jau pati coachingo, mačiau, specialistė, yra vienos verslo savininkė ir dalyvavusi prieš tai Mindaugo kitose kursuose, kadangi lyderystės kursas yra visiškai naujas, pirmą kartą organizuojamas, sako, Sauliau, išrašyk man sąskaitą. Jau žinai kur, tai iš tikrųjų labai nuostabu, kad žmonės siekia savo svajonių. Tai pakomentuokite, ar siekite iš tikrųjų savo svajonių. Ir Mindaugai pasakyk, kaip tavo šita metodika, dar neprieinam prie šitos temos, bet visa metodika, kurią tu duosi per ateinančius kelis mėnesius su kursais, su visais įkvėpimais per live transliacijas, į kur gali nuvesti žmonės, į kokias svajones, į kokius tikslus. Šitoje vietoje svarbiausias dalykas yra koks. Žmogui išsikelti tikslą, o galutiniam rezultate paskui mes jau ir galime pasižiūrėti, kaip tai nueiti, kaip į tai nueiti. Svarbiausias dalykas yra iš tikrųjų ne tikslo didumas, mažumas arba dar kažką. Svarbiausias dalykas yra žmogaus tikėjimas. Jeigu mes iš tikrųjų pakeliam žmogaus tikėjimą, pasitikėjimą, savivertę ir taip toliau, kaip aš sakau, žmogus tada įsigalina, netgi, kaip aš sakau kartais, juokaudamas, 2 kartus į kitą pusę apsukti pasaulį, bet tikslą pasiekti. Vat kai žmogus turi entuziazmo, motyvacijos, energijos, tiesiog jis gali be galo daug. Ir dėl tos priežasties iš tikrųjų mano tikslas taigi nėra, kad žmogus tikslą pasiektų. Ne, mano tikslas yra įgalinti žmogų. Ir vėlgi, teko dirbti dabar su vienu žmogumi ir jis man ir sako, Mindaugai, sako, tu neįsivaizduoji, sako, aš dirbau su kokiu 20 skirtingų coacherių, mentorių visokių per savo gyvenimą. Ir tikrai ir ten pasaulinio lygio, ir garsių, ir Lietuvoje žinomų, ir kartais ir skandalingai pagarsėjusių. Ir jis sako paprastą dalyką, sako, Mindaugai, kiek turėjau coacherių, kiek turėjau mentorių ir taip toliau, sako, visi mane pušino, sako, pušina, sako, tu daryk, sako, ten sako, vienas coacheris, sako, irgi užpušino mane tiek, sako, pasiek milijoną, sako, per kokius kelis mėnesius, sako, aš paėmiau, sako, maksimaliai sugeneravau savo pajėgumus visus, viską, aš sako, tą rezultatą pasiekiau. Nu, ten milijonas yra tik tai Norvegijos kronom, ten dalinkit iš 10-100 tūkstančių, ne, pasiekė per labai trumpą laiką. Ir paskui sako, aš tai pasiekiau, tas žmogus, sako, man susijungiam, sako, ir jis sako, tu siek dar daugiau, ar ne, maždaug. Ir tu prasme, ir tiesiog vien tik tai pušina žmogų į veiksmą. Ir galutinis rezultatas koks, kad tas žmogus baigė viską bankrote, baigė perdegime ir baigė tame, kad jis net nebenorėjo savo veiklą, verslą žiūrėti absoliučiai. Bet tiesiog, kai atėjo, sako, nu, Mindaugai, tu dirbi visiškai kitaip, sako, pas tave yra visų pirma pradžia, mąstymo keitimas, įsitikinimų, nuostatų, vertybių peržiūra, pasąmoninių programų peržiūra, išmetimas iš galvos dalykų, kurie trukdo siekti tikslo rezultatų. Tada kas atsitinka? Žmogus išeina į entuziazmą, žmogus išeina į džiaugsmą, į pasitikėjimą, į tokį užsidegimą. Ir paskui galutiniam rezultate, tas žmogus atėjo pas mane, sako, Mindaugai, padėk man susikurti alternatyvę veiklą, nes, sako, mano verslas užkniso mane juodai. Galutiniam rezultate atėjom į tą tašką, sako, aš apie nieką kitą negalvoju, mano verslas, tai, ką aš darau, mano visa veikla man teikia džiaugsmą, entuziazmą, ir taip toliau, sako, apie kitus dalykus tik negalvoju. Ir sako, ir dabar, aš jaučiuosi, sako, Mindaugai, aš niekada negalvoju, kad tai įmanoma pasiekti. Va būtent dėl tos priežasties, čia ir yra visiškai unikalios technikos, ką aš duodu. Visiškai unikalus požiūris, kurio tikslas yra koks. Vadovautis principu. Pakeičia mąstymą. Tada, kai mąstymas yra pakeistas, vidinio pasipriešinimo nebėra, entuziazmas, energija, džiaugsmas, tada darom veiksmus ir turim rezultatą. Vat ir viskas. Taip, bet jeigu mes eitumėm to tokio pušinimo keliu, pušink, daryk, galutinis rezultatas būtų liūdnas. Ar pažįstama tai, ką pasakojo Mindaugas, pakomentuokite savo
pliusiuku, jeigu nepažįstama, neteko nei karto perdegti, nusivilti savo veiklom tikslais, tai galite tiesiog minusą parašyti. Ir šiandien laukia trečioji dirbtuvių dalis, nežinau, ar jums teko visas peržiūrėti ar ne, sveikinu visus, kurie peržiūrėjo pirmasias, dar jų įrašai liks visą savaitę, tai prašau atsisukite lengvai tą kanalą, kuriame dabar esate, tikrai pamatysite, o šiandien laukia svajonių komandos kūrimas, kaip tapti žmonės traukiančių lyderių. Ir tai, Mindaugai, yra tik tai apie verslą, ar plačiau žiūri, kas yra ta svajonių komanda? Šitoje vietoje tai yra tikrai daug plačiau. Iš tikrųjų, mes svajonių komandą galime sukurti šeimoje. Mes svajonių komandą galime sukurti draugų rate. Mes svajonių komandą galime sukurti kolegų rate. Arba mes galime svajonių komandą sukurti kaip vadovas, kaip lyderis. Ir šiandien būtent aš atskleisiu tuos bazinius principus, kaip burti tą svajonių komandą, kaip būti tos svajonių komandos kūrėjai, kaip įkvėpti kitus, kaip patraukti kitus į savo pusę. Nes daugelis žmonių iš tikrųjų funkcionuoja visiškai atvirkščiai gyvenime, tiesiog, kad dažnai yra priklausomi nuo kitų žmonių, lūkesčių kitiems žmonėms turiu. Bet jau mes apie tai kalbėjome praeitose dirbtuvėse, sekmadienį ir vakar. Tai tie, kas pirmą kartą žiūrite šitas dirbtuvės ir tik prie šitų prisijungėte, tai tikiu tikrai jums žmonės, kurie jau žiūri antras, trečias dirbtuvės iš šitos serijos, tai tikrai rekomenduos turbūt pasižiūrėti ir prieš tai buvusias. Ir tiesiog vėlgi dabar prieš pradėdamas šitas trečias dirbtuvės, tikrai norėčiau tada iš jūsų išgirsti. Ar buvo naudingos pirmosios dirbtuvės, ne, apie viešą kalbėjimą, ar buvo naudingos antrosios dirbtuvės apie pardavimų meną, ne? Ir tie, kurie pirmą kartą žiūri, ar galite parašyti jiems rekomendaciją ir sakyti, parašyti, kuo buvo naudinga, kas nustebino jūs labai. Ir tiesiog tada galbūt netgi įkvėpsite tos žmonės, pasižiūrėti įrašus, kol dar jie yra prieinami savaitę, kad irgi pasiektų didesnį rezultatą. Na va, tai visi sako, naudinga, tai tie, kurie norite, nematėte, tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėkit ir pirmas ir antras dirbtuvės. Viskas labai sistemingai, gražiai veda žmogų į lyderystę visose gyvenimo srityse, į harmoningą lyderystę, išlaikant ir santyki, gražų su aplinka, aplinkiniai žmonėm ir tuo pat metu užsitikrinant daug didesnius rezultatus. O kas norite keliauti Max, tai kviečiame prisijungti prie vieno ar prie abiejų kursų. Artimiausias yra lyderystės paslaptis, sekantis bus kursas internetu pasąmonės įvaldymo paslaptis, tai nepraleiskit galimybės ir paskutiniai žmonės šiandien liko apie 15 vietų, aš nežinau, reikės patikslinti tų už tą mažiausią kainą, tai paskutiniai žmonės galės įsigyti už 137 eurus vieną kursą, o vėliau už 157 eurus, bet tai ir tai, man atrodo, be galo naudinga, už tiek ir gausite. Tai kas norės, keliaus žengs sekantį žingsnį, kas ne, pasimėgau šitą informaciją ir tikrai jau bus labai daug. Tai dėkoju to Mindaugai, tai kviečiam visus, paspaudžiam patiktuką, paspaudžiam pliusiuką, lyg uždėdami savo tokį pritarimą už tai, kad jūs esate čia, o neskrolinat kažkokius rilsus ir žiūrite kartais beprasmiškus kažkokius dalykus, o domitės savimi. Tai yra labai daug, nes augančių ir tobulėjančių žmonių nors daugėja, tačiau jų vis dar per mažai. Mindaugas Valickis, mąstymo keitimo mentorius, o aš Saulius Bogdanas, sėdžiu backstage, laukiu, kol mes galėsime eiti klausimų atsakymų sesiją ir paskutinį kartą kursų pristatymą. Ir kitas dalykas, dar prieš pradedant šitą susitikimą, norėčiau, kad jūs irgi nepamirštumėte paimti pavyzdį iš Loretos, o sako, aš ir savo mergaitį dar parodžiau, nes sako, jinai bijo viešo kalbėjimo. Ne? Tai tikrai rekomenduokite šitas dirbtuvės, savaitę jos liks nemokamos, tai pirmos dirbtuvės apie viešo kalbėjimo baimę, kaip įveikti tuos psichologinius barjerus, pratimai fantastiniai, pardavimai, antros dirbtuvės ir šiandien kaip burti svajonę komandą. Visa tai bus prieinama nemokamai vieną savaitę, tai rekomenduokit savo draugams, pažįstamiems, šeimos nariams, pasidalinkite, nuorodos nusiųskite, užtaginkite, tiesiog kuo daugiau žmonių pamatys, tuo daugiau bus pokyčių aplinkoje ir džiaugsitės ir jūs, ir jūsų aplinka. Na tai ką, o šiandien dabar keliaujame į šiandienos temą, kaip tą svajonių komandą suburti arba kaip tapti tuo magnetu, kuris traukia kitus žmonės. Ir žiūrėkit, kur yra įdomioji dalis. Pasižiūrėkite,
į tai, kad jūs iki šiol, norit ar nenorit, iki šiol gyvenime jūs traukėte žmonės. Visi mes traukiame žmonės. Tik klausimas, kokius aš juos traukiu. Nes nėra nei vieno žmogaus, kuris netrauktų kitų žmonių. Yra tik tai klausimus, kokius. Ir pastebėkite tada, pabandykit savo atsakyti klausimus. Kokių žmonių daugiausia mano artimoje aplinkoje? Kokių žmonių daugiausia mano darbinėje aplinkoje? O kokių žmonių iš jų supančių? Ar tai darbe, ar tai namuose, artimoje aplinkoje? Kokių jūs labiausiai nemėgstate? Va, ir galite tik pasižiūrėti. O žmonių, kuriuo aš nemėgstu, yra daugiau mano aplinkoje, negu tų, kuriuos mėgstu. Ar ne? Ir jūs pastebėkit, kad norit ar nenorit, pas visus situacija bus skirtinga. Pas vienus vienokių žmonių aplinkoje, pas kitus kitokių žmonių aplinkoje. Tai galite ir pakomentuoti, kokių daugiausia, darbiniai, šeimos aplinkoje, giminės galbūt rate, o kokių labiausiai nemėgsta. Ir irgi komentaruose tikrai parašyti, jums bus paskui tai reikalinga, ta informacija, kurią parašysite, bus vėliau labai labai reikalinga. Ne? Ir va čia yra niuansas, kad dar kartelį pasikartosiu, kad mes visada traukiame žmonės, tik tai klausimas, kokius traukiu žmonės. Ir visada sakau taip, žmogus, kuris yra atskleidęs lyderystę, jis traukia geriausius, kokių reikia tikslui pasiekti. Žmogus, turintis lūkesčių, traukia silpniausius. Va, kur yra bėda. Ir šitą turėtumėt atsiminti. Ir atsimenate, aš vakar kalbėjau apie benamį. Atsimenat, sakiau, lyderis nieko neturėjime. Lyderis nieko neturėjime, ne? Ir jo nieko neturėjimas yra nulemtas ko? Jo lūkesčių. Lygiai ta pati situacija su komandos formavimu. Jeigu mes turime lūkesčių, mes trauksime silpnus. Garantuota. Jeigu aš esu lyderis, tikras lyderis, aš trauksiu geriausius, kokių reikia tikslui pasiekti. Motyvuotus, energingus arba tą svajonių komandą. Dėl to tikras lyderis visada traukia geriausius. Tai va. Kaip tai padaryti? Vėlgi, arba kas nulemia, kokius aš žmonės traukiu? Kas nulemia, koks pas mane tas magnetas veikia? Ne? Šiek tiek trukinėjo vaizdas, na nieko. Tikiuosi viskas gerai. Tik kaip tas magnetas pas mūsų programuotas? Ir aš visada sakau tiesiog, kad mes viduje turime programą tam tikrą. Pagal tą programą aš arba traukiu, arba atstumiu. Dėl tos priežasties aš iš karto noriu jūs vesti į pirmą pratimą, kuris jums labai 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 daug klausimų atsakys. Įsivardinkite, kokius žmonės traukiate į savo aplinką, kurių jūs nemėgstate. Arba įsivardinkite, kokius asmenis traukiate, kokius žmonės, kurie yra, na, jums atrodo netinkami komandos nariai. Netinkami tikslų siekimui, netinkami būti partneriais, netinkami būti kolegomis, netinkami būti kažkokios komandos nariais, projekto komandos nariais ar dar kažko. Kokius žmonės traukia. Ne? Bet man svarbus dalykas dabar, kad jūs šitą pratimą darydami, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tokius, na, kurie jums kelia negatyvius jausmus arba kurie jums kelia negatyvės patirtis. Aš sutinku, kad daugelis iš mūsų iš tikrųjų traukiame ir gerų žmonių, ir fainų žmonių, ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, jeigu mes trauktumėm tik tai gerus ir tik tai fainus, spalvingus žmonės ir taip toliau, mes iš tikrųjų šitam seminare, šitose dirbtuvėse čia nebūtumėm. Ne vienas nebūtumėt, nes tiesiog jūs būtumėt patenkinti, laimingi gyvenimu ir sakytumėt, aš į savo aplinką traukiu pačius geriausius žmonės, turiu pačią geriausią komandą tiek namuose, tiek draugų rate, tiek darbe ir tiesiog man tada daugiau nieko nereikia. Ne? Bet jeigu jūs esate čia, reiškia kažko trūksta. Tai reiškia, ne visi žmonės yra faini, ne visi žmonės yra geri, ne su visais viskas yra gerai.
Tai va, tai tiesiog ir pasižiūrėkit. Nesvarbu, ar daug, ar mažai žmonių pritraukėte savo aplinką, bet pasižiūrėkit, kokius žmonės jūs traukėte, kurių nemėgstat, kurie jums trukdo, kurie tampa tais stabdžiais jūsų tikslų pasiekimui, kurie nepalaiko, kurie kelia galbūt problemas, iššūkius, galbūt kelia negatyvius jausmus, emocijas, jūs ištaško, išblaško ir taip toliau ir taip toliau. Įsivardinkite. Tai kokie tie žmonės? Nu, tokie jau tie blogiukai, kabutėse, ne? Dabar jau apie geriečius nekalbu. Nu ir tikrai būtų tada gerai, kad parašytumėte komentaruose. Nu, kokių tų žmonių yra jūsų aplinkoje? Nu, tų biški, tų blogių, ne? Parašykit komentarus, kokie tie žmonės. Galbūt jų yra nedaug, galbūt jų yra vienetai, bet labai dažnai būna taip, ne, kad mūsų gyvenime galioja ta tokia taisyklė, kad šaukštas deguto visą statinę medaus sugadina, ne? Tai reiškia, būna, atrodo, 90% žmonių aplink mane yra fainų ir taip toliau, bet koks vienas kitas įsimaišo, kurie nervus gadina ir galutinį rezultatą turi kokį, kad tiesiog man tada ir nuotaika gadinasi ir atrodo tie vienas kitas žmogus tiesiog atrodo visą gyvenimą ir visą nuotaiką visą dieną nuodija gadina, ne? Būna ir tokių dalykų. Na, tai kokių tų žmonių? Va, sako, mano darbinė aplinka nuostabi, visi draugiški, bet aplinkoje yra žmonių artimoje, su kuriais nesutariu. Tai labai gerai, tai tiesiog įsivardinkite, kokie yra tie žmonės, kas su jais, ne? Nes jeigu jūs nesutarėte, kas yra negerai su to žmonėmis. Ir čia reikia konkretikos, ne? Nes dabar aš ir noriu įvesti jūs į šitą pratimą, kad būtų kuo daugiau konkretikos. Yra tik vienas, su kuriuo negalėčiau judėti į priekį, bet jis manęs neriša, gal tik emocijos. Tai žiūrėkit, net ir tai, jeigu tiesiog tas žmogus, su tuo žmogum ryšio nėra, koks jis yra žmogus, kas su juo yra negerai? Visada kažko nepatenkintas, Birutė sako, pesimistai, pasyvūs, nenori tobulėti, manipuliatoriai, su priklausomybėmis, bijantys suklysti, tinginiai, negatyvūs, nemotyvuoti, savanaudiški, traukia tuos, kurie apkalba mane už nugaros, savanaudžiai, veidmainiai, negatyvūs, nuolat besiskundžiantys, su priklausomybė, mobbingo naudojimas, parazituojantys, išnaudoja mane, narciziški, melagiai, tai yra tų, kurie stabdo, daug kalba, bet nieko nedaro, yra negatyvių, melagiai, neteisingi. Tai va, labai, super. Na va, tai tikiuosi, kad jau dabar pagal aplinkinių pavyzdžius jau jums aišku, ką reikia daryti. Ne? Tai reiškia, turiu tam tikrų žmonių aplinkoje, sako Renatas, sako aukos pozicijoje esantys žmonės, viskas tvarkoje. Tada ką reikėtų daryti? Įsivardinkite, kas yra priešingybė tam žmogui, kurio nemėgstu. Pavyzdžiui, sako, intrigas rezgantis už nugaros. Ne? Kas yra priešingybė tokiam žmogui? Dažniausiai, jeigu žmogus intrigas rezga už nugaros, reiškia, jisai kaišo pagalius į ratus, reiškia, priešingybė būtų, kad žmogus man už nugaros, man padeda arba mane giria. Ne? Tada, Rasa sako, dviveidžiai žmonės. Kas yra priešingybė tokiam žmogui, kuris yra dviveidis? Priešingybė tokiam žmogui yra atviras. Ne? Atviras, nuoširdus žmogus. Ne? Apkalbos, apkalbantys žmonės, ne? Tai reiškia, priešingybė apkalbantiems žmonėms yra giriantys, negatyvūs ir neteisingi. Priešingybė yra pozityvūs ir teisingi. Ne? Tai šitoj vietoj matot. Pirmas dalykas, pirmų punktų įsivardinau, kokie žmonės yra aplink mane, kuriuo aš nemėgstu. Tada, kas yra priešingybė tokiam žmogui? Ir būtų labai gerai, kad jūs net ir raštu tai padarytumėte. Ne? Kas yra priešingybė? Sako, netviras, užsidaręs, atrodo, kad kažką nuslėpti norėtų. Kas yra priešingybė? Atviras, nuoširdus, nieko neslepiantis. Ne?
vadovaujantis neteisingai. Kas yra priešingybė? Labai teisingas ir sąžiningas vadovas. Ne? Tai va. Na ir tiesiog visus, ką jūs užsirašėte arba ką pagalvojate, ne? Primityvaus mąstymo bambekliai. Kas yra priešingybė? Priešingybė bus taip, kad bus gilų žmonės, įžvalgus, protingi ir jau nebe bambekliai, bet jie pozityvūs. Aukos pozicijoje esantis, ne? Tai priešingybė aukos pozicijoje yra lyderiai. Kas yra priešingybė tam? Ne? Neteisingi. Tai reiškia, priešingybė yra teisingi žmonės. Melagiai manipuliatoriai, tai reiškia, irgi vėlgi teisingi, sąžiningi. Vat, kažkas rašo arogantiški, tai priešingybė arogantiškam bus koks nuoširdus, egoistas, tai bus besirūpinantis kitais, narcizas vėlgi bus irgi besirūpinantis kitais, išnaudotojas, tai yra globojantis, padedantis kitiems. Ne? Tai va. Tai matote, ir tikiuosi iki šio momento aišku, ne? Užsirašiau arba pagalvojau apie žmonės, kurių aš nemėgstu, tada sekantis etapas, tiesiog įsivardinam techniškai, kas yra priešingybė tokiam žmogui. Va. Ir kai mes įsivardiname priešingybę, aš norėčiau, kad jūs tada dabar įsivardintumėte, atsakytumėte savo klausimą. Ką man gyvenime duotų tokio žmogaus buvimas šalia? Bet jau tokio, kai aš įsivardinau priešingybę tam, ką aš patiriu, ir jeigu visi žmonės būtų tokie, kaip aš įsivardinau priešingybę negatyviam žmogui. Reiškia, jeigu visi žmonės aplink mane būtų tokie geri, kaip aš įsivardinau antrų punktų. Ką man duotų gyvenime tokių žmonių buvimas šalia? Ir matote, ne? Tai tiesiog žiūrėkit, dar kartelį pavyzdys. Gali būti, kai kam sunku dabar suvesti galus. Žiūrėkite, aš pavyzdžiui, matau, kad mano aplinkoje yra melagių. Ne? Labai akivaizdu. Yra melagių. Tada kas atsitinka? Priešingybė yra tai, kad priešingybė yra teisingas žmogus, sąžiningas, teisingas. Ne? Ir tada kas atsitinka? Ką man duotų gyvenime, jeigu aš būčiau apsuptas vien tik tai sąžiningų ir teisingų žmonių? Ne? Lygiai tas pats, pavyzdžiui. Aš turiu aplinkoje žmonių, kurie mane apkalba. Ne? Priešingybė apkalboms yra kas? Mane giriantys žmonės. Ką man duotų tokių žmonių, kurie nuolatos mane giria ir net už nugaros giria, ką man duotų tokių žmonių buvimas šalia? Ką man duotų? Ne? Ir užsirašykit, ką duotų. Ne? Raimondas sako, sustiprintų mane. O ką jums duotų? Ir kiti pakomentuokit, ką jums duotų tokių žmonių buvimas šalia. Vat kažkas sakote, traukiu žmonės, kurie yra narcizai. Tai narcizas žmogus yra orientuotas visiškai į save. Ne? Priešingybė narcizui bus toks globėjiškas žmogus, besirūpinantis kitais žmogus. Ir jeigu visi žmonės aplink mane būtų tokie besirūpinantis manimi, ką man tai duotų? Ir žiūrėkite, sustiprintų mane. Kristina sako, duotų pasitikėjimo duotų, motyvacijos duotų, didesnį pasitikėjimą judėti dar stipriau į priekį duotų, vidinę ramybę duotų, motyvuotų. Ne? Labai gerai. Na, kam dar ką duotų? Pakeltų savivertę, pasitikėjimą, motyvaciją, gyventi geriau, siekti didesnių rezultatų, pasitikėjimą. Sako, padaryčiau tada daug daugiau gerų darbų, skatintų mane daugiau stengtis, labiau realizuočiau, patirčiau daugiau džiaugsmo gyvenime. Taip. Jurgita sako, nieko neduotų, nes netobulėtume. Sako, motyvacija, jėga eiti į priekį, ramybę, garbę duotų ir taip toliau. Ir šitoj vietoj patiko man Jurgitos komentaras. Ir Jurgita iš tikrųjų jau gilus žmogus, gal mano mokymų klausiusi arba kažkur kitur klausiusi mokymų. Taip. Reda irgi sako, mane stabdytų, aš aptinkčiau.
va, būtų gera, malonu gyventi kartu, dirbti darbe, manau, daugiau realizuočiau save. Ir žiūrėkite, kas atsitinka. Dabar atsiminkite benamio pavyzdį. Žiūrėkite, mes ką kalbėjom vakar? Jeigu žmogus yra lyderis iš prigimties, lyderis materialus, jeigu jis turi lūkestį kitiems žmonėms, galutinis rezultatas bus koks? Jeigu lūkestį turi, kur tavo stipriausias potencialas, tu turėsi priešingą rezultatą. Va, kur yra bėda. Dėl tos priežasties, žiūrėkite, aš jums ir vat su šito pratimu aš jūs truputėlį ir apgavau tam tikrą prasme. Dėl to, kad žiūrėkit, kas atsitinka. Dabar trečių sakinių turėtumėm užsirašyti ką? Matote, raudonai pažymėta, tikiuosi matote, kas per telefoną žiūrite, tai turbūt sudėtingiau truputėlį, kas per kompiuterį jokių problemų. Ir dabar aš norėčiau, kad jūs užsirašytumėte sakinį. Sakinį, vieną sakinį. Aš laukiu, tikiuosi, kad kiti žmonės man duos pavyzdį, užtikrins man atsipalaidavimą, vidinę ramybę duos, pasitikėjimą, man duos motivaciją. Matote, žiūrėkite, va tai, ką jūs va dabar patys ir surašėte komentaruose. Jeigu mano aplinkoje būtų ta priešingybė tokiam žmogui, kokį aš traukiu, ką man tai duotų gyvenime? Vat sakot, motivacija, pasitikėjimą, savivertę, ramybę, džiaugsmą, vidinę galę, jėgą judėti į priekį ir taip toliau. Tai jūs tada žiūrėkit, ką pripažįstat savo, kad tinkamo žmogaus buvimas aplinkoje pakeistų jūsų gyvenimą. Klausimas, tai kas yra lyderis jūsų gyvenime? Jūs ar kitas žmogus? Vat ir čia yra didžioji klaida. Ir dėl to, vat, užsirašykite tada trečių punktų sakinį. Aš laukiu, tikiuosi, kad kiti žmonės man duos. Ir tada ką jūs užsirašėte? Motivacija, galę, jėgą ir taip toliau ir taip toliau. Ir žiūrėkite, kas atsitinka. Kas tada atsitinka? Reiškia, aš laukiu, turiu lūkestį, kad mano aplinkoje atsirastų žmonės, kurie man duotų kažką. Galutinis rezultatas, kaip benamio situacija. Lyderis materialumas laukia, kad jam duotų. Galutinis rezultatas, lyderis nieko neturėjome. Jeigu jūs laukite, rezultatą turite priešingą. Tai matote, truputėlį šitoj vietoj su šituo pratimu jūs paprovokavau ir iš tikrųjų šitas pratimas labai stipriai atskleidžia jūsų pasąmonę. Ir atsiminkite paprastą dalyką. Žmogus nebus lyderis, jeigu jis yra priklausomas nuo aplinkos. Jis nebus lyderis. Va, kur yra niuansas. Tai va. Va, kur yra svarbi vieta. Gerai. Ir dabar tada norėčiau, kad jūs užsimerktumėte, kas galite. Norėčiau, kad užsimerktumėte, kas galite. Ir dabar norėčiau, kad jūs įsivaizduotumėte, kad jūs stovite prieš veidrodį. Tūkstančius kartų esate tai darę. Įsivaizduokit, kad stovite prieš veidrodį ir veidrodėje matote savo atspindį. Ir tiesiog, norėčiau, kad jūs dabar ir įsivaizduotumėte, kad savo veidrodinę dalį pavadinkite, veidrodėje dalį savo atspindį, pavadinkite, kad tai yra mano laukianti dalis, kuri laukia, kad mane motyvuotų, kad mane įkvėptų, kad mane pagirtų, kad man suteiktų jėgos, kiti žmonės, teisingi žmonės esantis mano aplinkoje. Mano dalis laukianti. Tada žiūrėkit, kas toliau. Įsivaizduoju, kad už mano nugaros yra šešėlis, o tas šešėlis yra kaip magnetukas, kuris traukia man nepatinkančius, nemėgstamus žmonės. Ir tada jūs tarsi tampate per vidurį. Aš viduryje, priešais mane dalis, kuri laukia, kad kiti žmonės man kažką duotų, kad kiti žmonės būdami kažkokie teisingi, sąžiningi ir taip toliau man kažką duotų. Už nugaros susikūrė šešėlis, kuris traukia tokius žmonės, kokius aš traukiu gyvenimo realybėje. Ir tada klausimas, kas sukūrė šešėlį? Kas sukuria tai, kad jūs traukiate negatyvius, netinkamus, nemėgstamus žmonės aplinkoje? Kas tai sukuria? Tie aplinkiniai žmonės yra problema? Ar mano lūkestis, kad aš laukiu, tai sukuria?
Kas tai sukuria? Ne? Kiti žmonės yra problema? Ar mano lūkestis yra problema? Nes jeigu aš laukiu, kad visi žmonės būtų teisingi ir sąžiningi, tam, kad aš būčiau ramus, laimingas, užtikrintas gyvenime, ne? Priklausomas nuo kitų žmonių, tai reiškia, kas atsitinka? Jeigu aš laukiu, už nugaros susikūrė šešėlis, kuris kaip magnetukas traukia melagius, nesąžiningus, apgavikus ir taip toliau. Va. Ir dabar matote, va, su šituo pratimu aš jums rodau kodą, kaip yra koduojamas jūsų magnetizmas. Taip yra koduojamas tai, ką jūs traukia. Viskas labai paprasta. Kokį turiu lūkestį, traukiu priešingybę. Viskas labai paprasta. Jeigu aš lūkesčio nebeturiu, viskas atsipalaiduoja. Va. Ok. Ir dabar klausimas tada. Ar turite pretenzijų pasauliui tada? Jeigu jūs suprantate, kad jūs turite visi magnetą, visi traukiate tam tikrus žmonės ir kad būtent nuo jūsų magneto kodo, arba kitaip sakant, nuo jūsų lūkesčio turėjimo ar neturėjimo, ir priklauso, kokį žmogų pritrauksite į savo gyvenimą ir kokį nepritrauksite. Dėl tos priežasties, pavyzdžiui, žiūrėkite, tokia žiauri patirtis. Viena moteris, su kuria man tenka darbuotis, jinai mano mentorių kurse netgi yra, ir mes irgi, va šitą pratimą aš rodžiau, ir jinai tada apsiverkė ir sako, Mindaugai, sako, aš dabar sako, suprantu, sako, kodėl aš esu gyvenime lyderė santykių neturėjime. Moteris, išvaizdai, graži, turinti pareigas, turinti savo būstą, viską turinti, viskas faina, atrodo, visi kriterijai 100% atrodo, visi kriterijai, neįmanoma, kad nesusirastų vyrų. Galutinis rezultatas, jinai labai stipri lyderė iš prigimties, lyderystės potencialas, bet jinai turinti lūkestį, kad vyras būtų stipresnis už ją. Ir žiūrėkite, kas atsitinka. Labai stipri lyderė nori vyro, kuris būtų stipresnis. Lūkestis, kad vyras būtų stipresnis. Lūkestis prieštarauja jos prigimtinio potencialui, jos lyderystei. Nes jeigu jinai susiras stipresnį vyrą, kas bus? Jos atveju jinai nebegalės bus lyderė, nes tiesiog jinai palys po vyro apačią. Galutinis rezultatas, kai jinai stipri lyderė turinti tokį lūkestį, tampa kuo? Lyderė santykių neturėjimai, nes tiesiog traukia silpnus ir pašlemėkus. Ir jinai sako, Mindaugai, kaip taip gali būti, kad sako, traukiu visiškai silpnus žmonės. Aš tau sakau, aš ją ir sakau, žiūrėk, jeigu tu turi lūkestį, kad vyras būtų stiprus ir kad tavim pasirūpintų ir taip toliau, tu šitoje vietoje dėl to tada ir nesukursi niekada santykius arba sukursi santykius su silpnu žmogumi. Va kaip tai veikia. Ir klausimas dabar, ar aišku iki šio momento, kaip koduojasi jūsų magnetas? Ne? Daugelį iš jūsų galbūt sunku suprasti, kai kam galbūt žandikaulis atvipo, kai kam galbūt yra didelis wow jausmas, kai aš suprantu patį principą, kaip visa tai koduojasi. Ir viskas. Pakeis kodą, trauksi kitus žmonės. Nes mes magnetizmą visada turime. Tai va, tai šitoj vietoj, kam aišku, pliusiuką padėkit, kam visiškai neaišku, padėkit minusiuką, o kam yra wow, tai parašykit wow komentarę ir paspauskit patiktuką, širdutę, dar kažką. Ne? Tai tiesiog laukiu jūsų komentarų. Tai va, ir dėl tos priežasties aš šitoj vietoj ir mokau žmonės. Jeigu tu nori pakeisti savo gyvenimą, nuo to, kad tu kaltinsi kitus žmonės, niekas nepais. Tiesiog nepais. Neįmanoma. Nepais. Ne? Ir aš visada sakau, pirmas dalykas, atkreip dėmesį į tai, kodėl tu tokį žmogų pritraukiai. Tada, pagal tą žmogų, kurį tu pritraukiai, atpažink kodą savo galvoje, kaip koduojasi tavo magnetizmas. Pakeisk savo magneto kodą, nustosi traukti tokius žmonės. Tai reiškia, iš principo mes tada turime ir suprasti, kad tie žmonės, kurie yra mano aplinkoje, kurie yra negatyvūs, kurie yra blogi ir taip toliau, jie yra indikatoriai, kurie man parodo, žiūrėk, tu mane pritraukiai, pasižiūrėk į savo magneto kodą galvoje, kodėl tu mane pritraukiai. Tada, jeigu tu pažiūri į magneto kodą galvoje, kodėl tu mane pritraukiai, pakeisk savo kodavimą, ką tu trauki savo aplinką, tavo aplinka iš karto pasikeičia. Tu trauki visiškai kitokius žmonės. Va kur yra niuansas. Va kur yra įdomus dalykas. Na,
Tai daugelis matau aišku, ten kokius 3-4 minusiukus matau, kad neaišku. Taip, šitas pratimas yra labai gilus, labai stiprus, bet vėlgi aš jums norėjau būtent paaiškinti, kad jūs giliai suprastumėt, kaip tai veikia. Nes be šito niekada jūs nepritrauksite tinkamos komandos. Nes kiek aš esu dirbęs su žmonėmis, kurie ten tiesiog ir vadovai, ir savo įmonėse, savininkai ir taip toliau, ir paskui sako, Mindaugai, nutraukiu. Visiškai netinkamus žmonės, netinkamus, sako, kaip tik tai žmogus taip nuostolis, ir sako, tada užsideda savo tokį kodą, kad tiesiog viskas, gerų žmonių nėra ir taip toliau, ir taip toliau. Yra, pakeis kodą, pakeisi situaciją. Kiek aš esu verslų situacijų pakeitęs, kiek esam pokyčių padarę, kosmosas, ir žmonės sako, neįmanoma. Pavyzdžiui, irgi su viena moterim teko darbuotis, irgi labai panašiai. Tai jinai netgi buvo visiškai neturėjusi patirties, jinai dirbo logistikos srityje ir jinai išėjo iš darbo dėl mobbingo, atėjo pas mane pasidarbuoti. Mes tiesiog dirbom su ja, jos mąstymo keitimu ir taip toliau. Ir galutiniam rezultate mes ją pastatėme į tokią poziciją, kad jinai išdrįso be jokios patirties nueiti į vieną didelių bankų projektų vadovę. Galutiniam rezultate, kai jinai laimėjo atranką į tą poziciją, jos vadovai jai pasakė, sako, žiūrėk, mes žinom, kad tu patirties neturi, bet sako, mes tave paėmėm dėl to, kad tu esi stipri kaip asmenybė. Nes mes jau buvom išdirbę jos visus bagus, kurie yra viduje, lūkesčius, viską buvom išdirbę, jinai stipriai pasitikinti savimi. Galutiniam rezultate paskui praėjo 2 mėnesiai, pasikviečia ją jos vadovą ir sako, žiūrėk, mes sako, iš tavęs imsime konsultaciją, kaip verslą daryti. Ir sako, mes sako, visiškai nesuprantam, sako, iš kokio tu mėnulio iškritai, sako, tokių žmonių nebūna. Neįmanoma tokių žmonių rasti. O jinai ten per 2 mėnesius ten taip važiuoja, ta prasme, tokius projektus judina, kad tiesiog, wow, ir visi nustebė, visi apakė, kaip taip gali būti. O jinai šiuo atveju, matom, sutvarkėm jos mąstymą, prieš tai jinai turėjo labai daug lūkesčių, kad jie priimtų, pripažintų, mylėtų, kad būtų jie girinti aplinka ir taip toliau, galutiniam rezultate traukė į savo gyvenimą mobbingo aplinką. Galutiniam rezultate viskas pasikeitė, galutiniam rezultate tiesiog ji net nenori, kad ją girtų, priimtų, pripažintų ir taip toliau, bet ją ten aukština ir tiesiog jinai eina ten kaip karjeros laiptais kyla ir tiesiog yra laiminga, patenkinta ir visi aplinkiniai laimingi, patenkinti ir viskas labai faina, viskas labai gražu. Va taip tai veikia. Taip. Ok, kurie žmonės parašėte minusiukus, būtinai pakomentuokite, parašykite klausimų, kas jums yra neaišku. Kas jums yra neaišku. Dabar, o tėvai, broliai ir taip toliau. Žiūrėkite, tėvai, broliai rodo jūsų pasąmonėje užstrigusius lūkesčius dažniausiai. Tai reiškia, norit ar nenorit, mūsų lūkesčiai yra persiduodantys per genetiką. Reiškia, kokius lūkesčius turi tėvai, tokius lūkesčius mes ir turim. Ir tada mes vieni kitus ir erzinam, kad mes vieni kitiems ir parodytumėm, ką mes turim. Ir galutiniam rezultate, jeigu žmogus tampa sąmoningas ir nebeturi lūkesčių, tada galutiniam rezultate arba jis pats pasikeičia ir aplinka pasikeičia, arba tiesiog žmogus pats pasikeičia ir pakeičia visiškai savo gyvenimo, o ten tėvai, broliai ir taip toliau lieka ten, kur buvę. Tai nereiškia, kad jūs nebendrausit su tai žmonėmis, jūs galite su jais bendrauti, ryšį palaikyti ir taip toliau, bet tiesiog jūs nueisite gyvenime daug toliau, o jie tiesiog liks kur buvę. Vat ir viskas. Va tokie įdomus dalykėliai. O kokius vaikus pritraukime? Žiūrėkite, o yra labai paprasta. Vaikai mūsų yra kaip veidrodis su padidinamuoju stiklu to, kas yra mūsų viduje. Jeigu jūs turite tam tikrų užslėptų lūkesčių, galutiniam rezultate pritrauksite tokius vaikus, kurie tiesiog 10-eriopai turės didesnius lūkesčius negu jūs. Ir viskas. Ir tie vaikai jums kaip padidinamasis stiklas kartu su veidrodžiu jums rodys. Mama, tėti, pasižiūrėk į mane, žiūrėk, ką aš turiu ir susitvarkyk su savo vidum. Susitvarkysi su savo vidum, vaikas pasikeis. Kiek esu turėjęs tokių situacijų, kaip vaikai pasikeičia su jais net nedirbant, vien dėl to, kad dirbame su tėvais. Tai dėl tos priežasties šitas pratimas sunkus, gilus, rimtas ir jeigu žmogus jį pagauna, jis pagauna savo magneto kodą. Jeigu pagaunat savo magneto kodą, jūs pakeisite savo gyvenimą ir jūs patys pradėsite matyti, kad žmonės aplink jūs keičiasi arba tipažai žmonių, kuriuos traukite į savo aplinką, pasikeičia. Kas nenorite pagauti iš to pratimo arba negalite pagauti, reiškia, truputėlį ego išdidumas yra per didelis ir tiesiog jūs
reiškia, vis dar norite kaltinti aplinką ir aplinkinius už savo situaciją. Dėl tos priežasties dažniausiai būna taip. Jeigu mes nežiūrime į savo magneto kodą, ką aš traukiu savo aplinką, o kaltinam aplinką, rezultatas bus koks. Aplinkoje negatyvūs reiškiniai stiprės ir stiprės tol, kol mūsų arba gyvenimas žlugs, arba mes pakeisime savo mąstymą. Dėl tos priežasties kaltinti kitų žmonių nerekomenduoju. Rekomenduoju perkoduoti savo magnetą, kaip ir kokius žmonės aš traukiu savo gyvenimą. Tai va, tai tikiuosi aišku iki šio momento, tikiuosi ne per gilu. Jeigu kažkam per gilu ir sakot, Mindaugas čia visiškai apie kosmosą šneka, tai taip ir parašykit komentaruose, kad neina Mindaugai tavęs visiškai suprast, nebijau aš tokių komentarų, viskas tvarkoja, man kaip tik tai bus naudinga, kad suprasti ar suprantamai kalbu. Nes visada turėjau tokį tikslą - kalbėti giliai, išsamei ir duoti žmonėm labai stiprius suvokimus, tuo pat metu kalbant labai paprastai. Tai nežinau, man pavyksta ar ne. Jeigu nepavyksta, sakykit, ne, Mindaugai, nepavyksta, nesuprantat. Tai va tokie įdomus dalykai. Žiūrėkite, kur dabar yra svarbu. Kai jūs turite lūkestį kitam žmogui, jis tampa dominuojančiu jūsų atžvilgiu blogąją prasme. Dominuojančiu blogąją prasme. Ne? Gerai, dabar truputėlį tada grįžtame truputėlį. Viljana sako, kaip pakeisti mąstymą, nelabai suprantu. Žiūrėkite, truputėlį pamiršau ir pats padaryti, ką turėjau padaryti. Vėlgi galite grįžti, užsimerkti truputėlį, prisiminti žmonės, kuriuos aš traukiu, tai reiškia, tai yra šešėlis už mano nugaros, ne? Tai reiškia, kuris kaip magnetas traukia žmonės. Tada ką darom? Priešais mane yra lūkestis, ko aš laukiu, kokių žmonių laukiu, ne pagal šitą pratimą. Tada ką reikia daryti? Ar galiu žengti 10 žingsnių į šoną ir tarsi iš viduriuko tarp šešėlio ir lūkesčio, ko aš laukiu, išeiti. Ne? Tai reiškia, išeiti iš to laukimo žmogaus, tinkamo, teisingo, sąžiningo ir taip toliau, ir iš to šešėlių už nugaros, kuris traukia neteisingus, negerus, nemėgstamus man žmonės. Aš ką darau? Aš iš viduriuko 10 žingsnių išeinu ir tuos du dalykus palieku. Ir lūkestį, ir šešėlį. Tada kas atsitinka? Mano magneto kodas pasikeičia. Tai šitoj vietoj, atsiprašau, pats irgi pamiršau patį paskutinį žingsnį padaryti. 10 žingsnių iš šono išeiti. Ne? Ir kaip tada jaučiatės, kai žengiate 10 žingsnių iš šono? Įsivaizduojat, kad aš turiu lūkestį, kokių žmonių noriu, sąžiningų, giriančių, palaikiančių, teisingų ir taip toliau, lūkestis priekį. Tada kas atsitinka? Kai aš turiu lūkestį priekyje, už nugaros kuriasi šešėlis, kuris traukia priešingus tam žmonės. Ne? Ir tada aš suprantu, lūkestis kuria šešėlį. Aš esu per vidurį. Jeigu aš išeinu 10 žingsnių iš šoną, atsisakau lūkesčio traukti į savo gyvenimo teisingus, sąžiningus visokius žmonės, giriančius ir taip toliau, atsisakau lūkesčio, dingsta ir šešėlis kaip priešingybė. Koks jausmas tada viduje? Koks jausmas viduje? Kas keičiasi? Ne? Tai dėkui iš tikrųjų, Viljana, kad man priminėjai. Kaip jaučiatės? Koks jausmas viduje? Jeigu tiesiog išeinat 10 žingsnių į šoną ir atsisakote lūkesčio pritraukti į aplinką tokius žmonės, ne, būti priklausomais nuo jų, ir tada automatiškai lūkesčio nebėra, kadangi lūkestis kuria šešėlį, šešėlio irgi nebėra. Ir aš tada žinau, jeigu aš atsisakiau savo lūkesčio išeidamas 10 žingsnių, mano gyvenimas keisis ir aš tiesiog pradėsiu traukti kitus žmonės. Koks jausmas tada viduje? Ne? Vat ir Irena sako iš karto lengvas jausmas. Labai gerai. Ok. Tai tada žiūrėkite dabar, kol jūs rašite komentarus, tai labai trumpai. Kai jūs turite lūkestį kitam žmogui, tas žmogus tampa dominuojančiu. Ir tada žiūrėkite, kas nutinka. Pavyzdžiui, globėjiškas lyderis. Pavyzdžiui, globėjiškas vadovas. Žiūrėkite, kas atsitinka. Jis traukia silpnus aukas ir išnaudotojus. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Pavyzdžiui, mūsų gyvenime galioja taisyklė, kuri sako ką? Mes kaip žmonės esame linkę duoti kitiems žmonėms tai, ko mes patys norime. Tai reiškia, globėjiškas lyderis giliai viduje turi lūkestį, kad
jam atsilygintų aplinkiniai tuo pačiu. Tai reiškia, aš globoju pavaldinius, noriu, kad pavaldiniai globotų manimi ir rūpintųsi manimi. Galutinis rezultatas, lūkestis yra, kad pavaldiniai, pavyzdžiui, mane kaip vadovą globotų. Galutinis rezultatas, lūkestis duoda priešingą rezultatą, tada kas atsitinka? Toks globėjiškas lyderis tada traukia silpnus aukas išnaudotojus ir galutinis rezultatas bus koks? Toks vadovas, kuris yra globėjiškas, jis viską darys už visus ir dirbs už visus daugiausiai. Ir viskas. Ne? Pavyzdžiui, perfekcionistas lyderis, kuris stengiasi viską padaryti teisingai, ne? Be klaidų. Jis turi lūkestį, kad visi aplinkiniai žmonės viską darytų teisingai, viską darytų be klaidų. Lūkestis yra, kad visi darytų be klaidų. Galutinis rezultatas, už nugaros susikuria šešėlis, tai reiškia, tas žmogus pradeda traukti priešingybę savo ir tada traukia nuolatos darančius klaidas ir klystančius žmonės. Ir tada perfekcionistas taip nervuojasi iki išprotėjimų. Ne? Pavyzdžiui, į saugumą orientuotas lyderis, kuris, pavyzdžiui, yra vadovas darbe ir jis nėra strategas, jis nėra vedantis žmonių į priekį, bet jis yra toks, kuris sako, kad aš turiu išspręsti visas problemas, kad būtų saugu ir kad būtų ramu. Žiūrėkite, kas atsitinka. Mano lūkestis yra, kad man kiti žmonės užtikrintų ramybę, saugumą, saugią ramę darbo aplinką. Galutinis rezultatas, už nugaros traukiu sukeliančius gaisrus. Tai reiškia, tuos, kurie vėluoja, tuos, kurie vis kažką pridaro, vis kažką prisidirba ir vis kažkokių problemų. Tai reiškia, kuo aš esu labiau kaip lyderis arba vadovas orientuotas į saugumą, tuo daugiau trauksiu žmonės, kurie bus tokie traukiantis problemas. Ir Jūratė sako, taip ir yra iš tikrųjų. Taip. Va tokie įdomus dalykėliai. Kiek kartų ir kaip dažnai daryti pratimą, kad pasikeistų mąstymas ir taptų savastimi? Paprastai taip, nuo 3 dienų iki 2 savaičių. Jeigu darytumėt kasdien pratimus ir kiekvieną dieną darytumėt tą pratimą, kokį žmogų traukiu, kuris mane erzina, kuris man nepatinka, kuris yra negatyvus, kur aš turiu negatyvų požiūrį tą žmogų, tada šitoje vietoje ką darau? Reiškia, už manęs yra šešėlis, kuris kaip magnetas tai traukia, tada iš karto vėl įvardinu priešingybę tam žmogui. Tada, jeigu visi žmonės būtų priešingi tam, ką aš traukiu, kaip pasikeistų mano gyvenimas? Aš iš karto matau, kokį aš lūkestį turiu. Reiškia, mano gyvenimas pasikeisčiau, būčiau ramesnė, būčiau laimingesnė, pasitikėčiau savim ir taip toliau ir taip toliau. Tada matau, ką? Mano lūkestis, ką daro? Mano lūkestis ir sukuria šešėlį už nugaros. Įsivaizduoju, kad atsistoju prieš veidrodyje, mano dalis turinti lūkestį, už nugaros yra šešėlis. Ir tada suprantu, ne kiti žmonės yra kalti dėl to, kad jie yra mano aplinkoje, o tiesiog mano lūkestis nulėmė tai, kad aš juos pritraukiu. Reiškia, mano magneto kodas. Ką aš tada darau? 10 žingsnių į šoną, išeinu ir situacija keičiasi. Ir tada žiūrim, kad aš jau galiu pritraukti visiškai kitokius žmonės į savo aplinką. Vaidas sako, esu sąžininga, traukiu aferistus. Žiūrėkit, lygiai tą patį situaciją. Tai reiškia, jeigu jūs esate sąžininga, dažniausiai žmogus yra linkęs duoti kitiems tai, ko jis pats nori. Tai reiškia, jūs esate sąžininga dėl to, kad turite lūkestį, kad ir kiti žmonės su jumis būtų sąžiningi. Ne? Ir tada žiūrėkit, viskas labai paprasta. Šešėlis už nugaros traukia aferistus. Mano lūkestis yra, kad visi žmonės aplink mane būtų sąžiningi ir užtikrintų tokiu būdu man saugumą. Žiūrėkite, kas tada atsitinka. Tada atsitinka. Lūkestis turėti aplink save sąžiningų žmonės sukuria magnetą, kad jūs traukite aferistus. Ir tai reiškia, jūsų lūkestis, kad jūs laukiate sąžiningumo iš kitų žmonių ir sąžiningų žmonių aplinkoje, jūs laukiate ir tikitės, kad tokių žmonių buvimas jums duos ramybę ir užtikrintumą gyvenime, tai ir sukuria jums šešėlį už nugaros dėl to, kad jūs traukite aferistus ir taip toliau. Tai reiškia, jūsų lūkestis kitiems žmonėms. Atsisakykit lūkesčio, nebetrauksite aferistų. Bet labai dažnai mūsų smegenys to nepriima. Mūsų smegenys galvoja, kad yra viskas kitaip. Mūsų smegenys galvoja, kad jeigu aš lauksiu sąžiningų, aš gausiu sąžiningus. Ne. Jeigu jūs turite lūkestį turėti sąžiningų žmonės, aplink jūs trauksite aferistus. Taip tai veikia. Tai ką, ar iki šio momento viskas aišku? Dar kartelį noriu jūsų pliusiukų. Ar aišku, kaip daryti pratimą? Ar aišku dabar, kaip koduojasi jūsų tas magnetukas, kuris yra jūsų viduje? Taip. Ar aišku iki šio momento? Taip.
Jurgita sako tikrai taip, Vaidas sako taip, visi sakote taip, tai tikrai norėčiau, kad dar daugiau pliusiukų pažymėtumėt, kad aš žinočiau, kad tikrai mes esame jau pasiruošę eiti tolyn. Ok, pliusiukai, super, labai gerai. Nu tai ką, tai pagaliau tikiuosi, išaiškinau, nes čia tema tikrai sunki, sudėtinga, bet kai žmogus patį principą pagauna, jis tada labai lengvai gali daryti šitą pratimą, jis labai lengvai darosi. Taip, tai visi pliusiukus padėjote, viskas tvarkoja, reiškia gerai, naudinga, super, labai gerai. Na tai ką, tai dabar mes matom, pirmas žingsnis – perkodavimas savo magnetizmo. Ką aš traukiu savo gyvenimą? Perkodavau. Tada sekantis dalykas. Ką man toliau daryti, kad dar mano magnetizmas stiprėtų? O aš visada sakau paprastą dalyką. Kai žmogus atsisako lūkesčių kitiems, jis turi lūkesčius pakeisti į savo viziją. Į savo viziją. Ne? Ir tada žiūrėkit, kas atsitinka. Kai jūs turite viziją, žinote, kur einate į priekį, jūs trauksite žmonės, kurie norės irgi kartu su jumis įgyvendinti tą viziją. Tada jūs įkvėpsite kitus, tada jumis seks ir tada trauksite norinčius tokią viziją įgyvendinti tiesiog žmonės. Tai va, ir dabar aš norėčiau, kad jūs, daugelis iš jūsų, kas galite, pasimkite ant ko rašyti ir su kuo rašyti ir pabandykim padaryti kartu šitą pratimą. Ne? Ir duodu truputėlį laiko. Ir dabar aš norėčiau, kad jūs tiesiog stengtumėtės, na bent jau pradžiai, kiek įmanoma trumpiau užsirašyti. Ką aš noriu pasiekti gyvenime arba savo karjeroje, darbe, pavyzdžiui, veikloje, versle ir taip toliau. Ką noriu pasiekti? Užsirašykite iš karto. Ką noriu pasiekti? Būtų labai gerai, kad tikrai galėtumėte užsirašyti, jeigu negalite užsirašyti, neturite priemonių ir taip toliau, galite į telefoną įsivesti ten kur nors nautose ar dar kažkur, į kompiuterį įsivesti kokiam Word arba dar kažkur. Labai trumpai, ką aš noriu pasiekti. Ką aš noriu pasiekti? Ne? Nes vis tiek norite, nenorite, lyderis turi turėti kažkokį tikslą, viziją, ką jis nori. Kartais žmogus gali norėti pasiekti tai, kad aš būsiu laimingas. Kartais nori pasiekti karjeros, kartais nori uždirbti daugiau, kartais nori santykius sukurti, kartais nori kažką kito dar padaryti. Tiesiog, kad ir kas jūsų galvoje būtų, pabandykite užsirašyti, ką noriu pasiekti. Labai paprastai. Ką noriu pasiekti. Okay. Nu, kokios mintis dabar ateina? Vat ką norėčiau gyvenime pasiekti. Ne? Ir labai daug nerašykite, būtų gerai, kad pradžioje pasirašytumėte vieną, maks 2 dalykus, ką aš noriu gyvenime pasiekti. Kas nori karjerą padaryti, kas nori daugiau uždirbti, kas nori komandą suburti, kas nori verslą sukurti, kas nori verslą išauginti ir taip toliau ir taip toliau. Kad ir kas tai bebūtų. Ką noriu pasiekti. Pavyzdžiui, kokį pokytį, kokį proveržį, kokį tikslą galbūt, kokią svajonę galbūt noriu pasiekti. Tiesiog imkite vieną kažką ir užsirašykite. Ne? Tada sekantis etapas. Ką man duos mano pasiekimas? Kokią naudą aš iš to gausiu? Ne, tai reiškia, aš noriu pasiekti, pavyzdžiui, karjeros, noriu uždirbti daugiau, noriu komandą suburti, noriu pritraukti tinkamų žmonių į savo verslą. Ką man tai duos? Ką man duos mano tas pasiekimas? Nu ką? Kokią naudą? Gal tada savo svajonę, kokią galėsite įgyvendinti, galbūt tiesiog finansinį saugumą susikursite arba finansinę laisvę susikursite, galbūt galėsite keliauti, galbūt galėsite atsipalaiduoti, nebebus įtampos, dar kažko. Kad ir kas tai bebūtų, ne? Mes įsivardinam, ką noriu pasiekti, ką man tai duos, kaip tai pakeis mano gyvenimą, ne? Kokią naudą aš iš to gausiu, ką man to reikia to pasiekimo, ne? Ir įsivardinam. Ir čia jau yra nauda savo, ką noriu pasiekti ir ką man tai duos. Tai va. Na ką. Dabar neskubėkite, Zita, sakote, žiūrėkit, neskubėkit dabar, kol kas, neskubėkit. Dabar mes apie lūkesčius neinam, šį kartą aš jūsų nebeprigaudinėjau, šį kartą aš jau dėliojosi jūsų norus. Šitoj vietoj čia mes ne apie lūkesį dabar kalbam, ne? Aš noriu pasiekti.
mano norus, ne? Ką aš esu pasiruošęs pasiekti, ką aš noriu pasiekti. Jau dabar mes ne apie lūkesčius kalbam, ne? Mes kalbam apie tai, ko aš noriu, apie norus, kad jūs įgalinti veikti. Tai va, tai ką aš noriu pasiekti ir ką mano pasiekimas, tai reiškia, žiūrėkite, ne kiti žmonės, ne dar kažkas, ne aplinka, ne aplinkybės, ką mano pasiekimas, kurį aš noriu pasiekti, ką man duos. Ne? Kokią naudą aš iš to gausiu? Kas man iš to? Nu, ką man to reikia, ne? Kad pasiekti kažko. Tai va, tai labai paprastai. Šitoj vietoje šitas vizijos kūrimas tikrai neduos jums atvirkštinių rezultatų, tikrai nebandau jūsų prigauti, apgauti arba dar kažką, tai tiesiog atsipalaiduokit ir tiesiog ramiai darykite pratimą. Ką noriu pasiekti ir ką man tai duos. Ne? Tiesiog, kaip tai įtakos mano gyvenimą ir taip toliau, kad jūs ir suprastumėte, kokia nauda jums yra iš jūsų pasiekimų. Ne? Tai va. Tai irgi daug negalvokite, tiesiog kokios mintys ateina, užsirašykite ir eisime toliau. Tai tikiuosi jau užsirašėte. Labai paprasta. Ką noriu pasiekti, gali būti labai paprasti dalykai. Ne? Nesistengkite daryti labai sudėtingai kol kas. Ką noriu pasiekti. Ir tada, va tas mano pasiekimas, noriu uždirbti daugiau, noriu karjerą padaryti, noriu pareigas kažkokios užimti, noriu veiklą sukurti, noriu verslą sukurti, ne, tai reiškia, tai yra mano noras. Ką man duos? Ką man tai duos? Atsako, Česlavas sako, sukurti komandą. Koks rezultatas? Ką man tai duos, jeigu aš sukursiu komandą? Ne? Galbūt didesnius rezultatus, didesnius pasiekimus, ką man tai duos? Atlaisvins, galbūt man tiek daug dirbti nereikės, jeigu turėsiu komandą. Ką man duos, galbūt gausiu iš tos komandos irgi tokį palaikymą, padrasinimą, bendrą darbą, didesnius rezultatus ir taip toliau, kad ir kas tai bebūtų. Ne? Ką noriu pasiekti? Sukurti komandą. O koks rezultatas? Kokia nauda man iš to, kad aš tą sukursiu komandą? Ką aš iš to gausiu? Ne? Tai va. Tai tikiuosi jau užsirašėte. Labai paprastai. Ko siekiu ir ką man tai duos. Bet čia reikia žiūrėti jau grinai iš savo tokios galbūt šiek tiek savanaudiškos perspektyvos. Ką man tai duos? Kuo man tai naudinga? Komandos sukūrimas palengvins darbą, pamažins atsakomybės, duos daugiau pajamų, mažiau dirbti galbūt reikės ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas su tuo yra gerai. Viskas kol kas yra gerai. Aš noriu pasiekti kažką tai, kad gauti tam tikrą naudą. Gerai. Tada einame toliau. Kaip tai įtakos mano klientą? Ne? Kas yra klientas? Pavyzdžiui, jeigu jūs turite savo veiklą verslą, pavyzdžiui, jeigu jūs sukūrėte komandą, vat aš noriu tam tikrų dalykų pasiekti. Kaip tai įtakos mano klientą? Kas yra klientas? Jeigu jūs turite veiklą verslą arba tiesiogiai dirbate su klientais, tai tiesiog ir rašot, kaip tai įtakos mano klientą? Va mano noras pasiekti tokį pasiekimą, kurį aš turiu. Jeigu jūs tiesiogiai su klientais nedirbate, tai jūsų klientas yra kas? Jūsų darbdavys. Vadovas, darbdavys yra jūsų klientas. Ne? Tai tiesiog, jeigu aš būsiu motyvuotas, aš turiu norą kažką pasiekti, jeigu aš tai pasieksiu, mano gyvenimas, man nauda bus iš to tokia, tada sekantis etapas, mano klientas, arba tiesiogiai mano klientas, arba darbdavys mano, kokią naudą iš to gaus, arba kaip tai įtakos mano darbdavį arba mano klientą, ir kaip tai įtakos pavaldinius, kolegas ir mane supančius žmonės. Kokia nauda kitiems, ne? Matome, išskiriame klientas, tai yra arba jūsų tiesiogiai klientas pirkėjas, arba jūsų vadovas, jeigu jūs samdomam darbę dirbat. Ir antrų punktų, kaip tai įtakos kolegas, pavaldinius, mane supančių žmonės, artimų žmonės, galbūt net ir šeimos narius. Kaip tai įtakos? Ne? Kaip tai įtakos aplinkinius žmonės? Kokią naudą sukursiu aplinkiniam žmonėms? Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame dabar apie komandos sukūrimą, tai kaip tai įtakos mano klientą, tai reiškia, aš sukuriu komandą, kurie aptarnaus klientus, aš turėsiu komandą, galbūt mano paslaugų kokybė išaugs, arba prekių kokybė išaugs, serviso kokybė pagerės, ne? Tai kaip tai įtakos mano klientą, reiškia, kažkas bus geriau jiems, vadovams arba klientams. Kaip tai įtakos mano komandos narius, kolegas, mane supančių žmonės. Jeigu aš noriu komandą suformuoti, kaip tai įtakos mano kolegas, galbūt jie gaus darbo vietas,
jie turės galimybę užsidirbti, jiem, pavyzdžiui, darbo sąlygos bus labai geras. Ne? Va. Ir iš karto mes turime iš karto naudą klientui, naudą kolegoms. Okay. Ar iki šio momento aišku? Tai matote, mes visapusiškai bandome pasižiūrėti jūsų viziją. Ką noriu pasiekti, ką man duos mano pasiekimas. Ne? Tada reiškia, aš žiūriu į naudą savo, kuo man tai yra naudinga. Tada žiūriu, kaip tai įtakoja mano klientą ir kaip tai įtakoja žmonės, kurie yra aplink mane, kurie galbūt kartu su manim to tikslo sieks. Ne? Komandos nariai, kolegos, supantys žmonės, galbūt šeimos nariai, nežinau, kas jūs sups, kas yra jūsų aplinkoje ir kas irgi gautų kažkokią tai naudą iš to jūsų pasiekimo. Kad jeigu jūs siekite, kad jūsų pasiekimo nauda bus ir kitiems. Ne? Ir tada žiūrėkite, sekantis paskutinis veiksmas yra, o kokie mano veiksmai man gali tai padėti pasiekti. Matote, jau einam į veiksmą. Ir tada žiūriu, aš noriu pasiekti, jeigu aš tai pasieksiu, nauda man bus tokia, tada aš siekdamas kuriu naudą klientui, tai reiškia tiesiogiai klientui arba darbdaviui, tada plus mano siekis kuria naudą mano komandos nariam, pavaldiniam, kolegoms, supantiems žmonėms, kai aš darau konkrečius tam tikrus veiksmus, kad pasiekti tai, ko aš noriu. Ir tada ir užsirašau, o kokius aš veiksmus tada galiu daryti, kurie atitiktų visus 4 kriterijus. Kad būtų ir nauda man, ir pasiekimas, ir nauda klientui, ir nauda tiems, kurie yra aplink jūs. Taip, va tokie dalykėliai. Žiūrėkite, dabar labai svarbu yra kas. Jūsų atveju, Jūrate, nedarykite klaidos. Žiūrėkite, jūsų dalis, kur yra nauda jums, visiškai neturi būti susieta su klientais. Nes jūs rašot, nesugalvoju, kaip mano klientą gali įtakoti mano finansinę laisvę. Žiūrėkit, čia ne apie tai. Žiūrėkit, aš turiu tikslą, noriu tikslą pasiekti. To tikslo nauda man yra finansinė laisvė ir taip toliau ir taip toliau. Ne? Ir viskas. Čia užsidaro mano naudos savo dalis. Ir tada sekantis etapas, aš turiu žiūrėti kaip. Mano tikslas arba mano noras, kurį aš noriu pasiekti, kaip tai įtakos mano klientą. Tai reiškia, ne mano nauda man, bet mano tikslas, tai ką aš noriu pasiekti, kaip tai įtakos mano klientą ir kaip tai įtakos mano pavaldinius arba komandos narius, aplinkinius aplink mane. Ir kokius aš veiksmus galiu daryti. Ne? Tai reiškia, viskas siejasi su noru, ką aš noriu pasiekti ir mano noras, kaip įtakos klientus ir kaip įtakos kitus. Ne jūsų nauda savo. Ne, nes tiesiog noras. Kaip sakykime, 2 atšakos eina. Ką aš noriu pasiekti? Viena atšaka eina nauda man, kita atšaka aš noriu pasiekti dėl to, kad bus nauda ir klientams, bus nauda ir mano kolegams. Ir tada kas atsitinka? Viskas yra apsijungia, o kokius aš noriu daryti veiksmus. Taip. Ok. Labai gerai. Nu tai ką, kas užsirašėte, parašykite pliusiuką, kas jau užsirašėte. Ar galima klientą įsivardinti kaip šeimos narį? Taip, galima, jeigu norite. Jeigu tai yra šeimos nariai, jokių problemų. Na, ar užsirašėte jau? Matote, ką noriu pasiekti, kokia yra nauda man, tai yra mano naudos atšaka, matote, ir dėl to yra skirtingi stulpeliai. Ne, tada nauda man yra aišku, ką noriu pasiekti, mano pasiekimo nauda klientui, galbūt jeigu yra pavaldiniai, supantys žmonės, ir tada veiksmai. Okay. Taip. Šitoj vietoj, Janas sako, dirbti ant savęs, lygų aš gaunu laisvę, klientas patenkintas, lygų kokius veiksmus darau. Ne, šitoje vietoje yra labai viskas paprasta. Na ką, tai pliusiukai. O dabar žiūrėkite, ką darome. Užsirašykite viziją. Ir žiūrėkite, kaip viskas veikia. Aš užsirašau mano pasiekimas, mano tikslas. Ne, matote, mėlyna. Aš
pasiekiau tikslą. Kas individualią veiklą pradėti savo, ne, kas verslą pradėti, kas komandą sukurti, kas paaukštinimą gauti, kas uždirbti daugiau ir taip toliau. Aš geriausiai yra esamuoju laiku. Aš pasiekęs, ne, gavęs paaukštinimą ir nauda savo, gavęs finansinę laisvę, užtikrinu, kad mano klientas gaus tam tikrą naudą ir mane supantys žmonės, kolegos, šeimos nariai ir taip toliau, arba ką aš įsivardinau, mane supantys žmonės, ir jie gaus naudą, kai aš darysiu veiksmus. Ir žiūrėkite, kas atsitinka. Vizija, kuri įkūnija viską. Mano pasiekimą, mano naudą savo, naudą klientui, naudą komandos nariam, naudą tiems žmonėms, kurie mane supa, kai aš darau tam tikrą veiksmą. Ir aš tada suprantu, kad mano vizija yra absoliučiai harmoninga, visiškai visapusiška, subalansuota ir su tokia vizija jūs galite būti labai stiprių lyderių. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Nu ir ką? Būtų gerai, kad pabandytumėt va tokią viziją užsirašyti. Aš, mano pasiekimas ir, tai reiškia, aš pasiekęs savo tikslą ir gavęs naudą savo, finansinę laisvę, užtikrinu naudą klientui, klientas yra arba jūsų klientas, arba jūsų vadovas, jeigu jūs samdomam darbe, ir naudą kitiems žmonėms, tai reiškia kolegoms, taip toliau, pavaldiniams galbūt, jeigu galvojate apie aukštesnės pareigas, apie paaukštinimą, apie vadovus ir taip toliau, darydamas tam tikrus veiksmus. Kaip skamba jūsų vizija? Okay. Kaip jis skamba? Galite irgi pakomentuoti. Labai paprastai susirašo. Matote, visi atsakymai, matote, ką noriu pasiekti mėlyna, ką man duos mano pasiekimas, kokia nauda man ruda, tada kaip tai įtakos mano klientą raudona, kaip tai įtakos pavaldinius kolegas, tie, kurie kartu su jumis kažką darys. Šičia. Ir kokius aš veiksmus darau. Iš karto viską ir sudedu labai gražiai vieną sakinį. Aš pasiekiau tikslą ir gaunu naudą savo, užtikrinu, kad mano klientas, tai reiškia mano klientas arba darbdavys, gauna naudą ir mane supantys žmonės, kolegos, partneriai, aplinka, aplinkiniai, kurie yra aplink mane, kurie susijęti su mano tikslu, jie irgi gauna naudą, kai aš darau veiksmą. Kaip tai skamba? Kaip skamba jūsų vizijos? Būtų labai gerai, kad jūs pakomentuotumėte. Ne? Labai paprastai susirašo. Žodį, galite tada paskui linksnius biškį pakeisti, pakoreguoti, bet tada vizija skamba labai, labai, labai gerai. Taip. Tai laukiu, kad pakomentuotumėte, ne? Aš pasiekiau tikslą ir sukūriau naudą savo, tuo pat metu užtikrinu naudą klientui ir naudą žmonėms, kurie prisidėjo galbūt prie mano tikslo siekimo, kai aš darau veiksmus. Kai aš darau veiksmą. Kokius veiksmus aš darau? Ne? Va, Laima sako, vadinasi, aš 10 metų einu teisingų keliu, Jurgita sako, puikiai ir teisingai, o kaip kitiems? Kaip kitiems? Pakomentuot. Ne? Nes šitą viziją, va, jeigu mes ją įtvirtinam, mes ją pasirašom, jinai mums duoda energijos, jinai duoda mums entuziazmą. Jan sako, trūksta tik veiksmo. Tai va, tai šitoj vietoje va, būtent ir pagalvokite apie tai, kokį veiksmą galite daryti, kokius veiksmus jau konkrečiai galite pradėti daryti. Tada žiūrėkite, kas atsitinka, kur yra įdomioji dalis. Atrandame balansą tarp naudos savo, naudos kitiems. Dabar kokia yra vizijos esmė? O čia dabar esmė. Ir čia vėlgi yra magnetuko programavimas. Kokius žmonės traukia? Žiūrėkite, vizijos esmė yra aš siekiu savo tikslų. Žiūrėkite, mano tikslų siekimas kuria naudą kitiems. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu mano tikslų siekimas kuria naudą kitiems, mano vadovai ir mano klientai bus linkę prisidėti prie mano tikslo. Jeigu aš, siekdamas savo tikslo, sukuriu
naudą arba sukuriu viziją, kad turės naudą ir mano bendradarbiai, kolegos, partneriai ir taip toliau, tai tada kas atsitinka? Aš tada ateinu į tą tašką, kad mano vizija pradeda motyvuoti kitus žmonės. Tai reiškia, mano vizija, kurią aš turiu, tai reiškia, mano tikslas, mano vizija pradeda motyvuoti ir klientus, ir vadovus, ir mano vizija pradeda motyvuoti ir bendradarbius, ir kolegas. Kas tada atsitinka? Kai visi pradeda matyti, kad bus nauda ir tau, ir kitiems, kiti žmonės yra linkę kaip magnetukai lipti prie jūsų vizijos. Ir tada galutiniam rezultate žmonės yra motyvuoti padėti jums įgyvendinti jūsų viziją. Jūs tampate magnetu, kuris gali suburti motyvuotą komandą. Ir va čia yra labai stiprus įrankis stiprinti savo magnetizmą tam, kad traukti tinkamus žmonės. Tai matote, pirmas dalykas, ką mes turim padaryti. Eliminuoti lūkesčius, pratimą daviau. Antras žingsnis. Vizija, kuri būtų visapusiška, harmoninga ir tuo pat metu motyvuojanti kitus žmonės prisidėti prie jūsų tikslo. Eiti į tikslą kartu. Galutinis rezultatas – magnetas ir lyderis būsite garantuotai. Ne? O tada trečias veiksmas yra labai paprastas. O trečias veiksmas. Ir šitoje vietoje palikime tai jūsų namų darbui. Kai aš turiu viziją, aš tada galiu atsisėsti ir ant popieriaus lapo susirašyti visus veiksmus, kuriuos reikia padaryti, kad mano vizija taptų realybė. Visus veiksmus. Viską, kuriuo tik tai ateina į galvą, tą reikia padaryti, 3, 4, 10 ir taip toliau. Tada ką daryti? Kai aš turiu pilną sąrašą, ką reikia padaryti, paimu iš sąrašo veiksmus, kuriuos aš noriu padaryti ir kur mano kompetencijos yra stipriausios. Iš viso sąrašo, kuriuos veiksmus reikia padaryti, išsirenku ten, kur aš noriu daryti ir ten, kur mano kompetencijos stipriausios. Tada kas atsitinka? Likusius veiksmus aš ką darau? Aš tada pagal likusius veiksmus, kuriuos reikia padaryti, aš ieškau žmogaus, kuriam patinka juos daryti, kur žmogus turi tam tikras kompetencijas. Tai reiškia, ieškome žmogaus ne to, kuris man patinka, o to, kuriam patinka daryti tai, kas man nepatinka. Ir viskas. Ir tada žiūrėkite, kas atsitinka. Lūkesčių neturiu, turiu viziją, mano vizija suformuota taip, kad jinai yra naudinga man ir naudinga tiems, kurie eis kartu su manimi. Tada išsiskaidžiau visus veiksmus, pasirinkau tai, kas man patinka, tai, kur mano stipriausios kompetencijos, visą likusį dalyką palieku kaip. Kad tiesiog pasižiūriu, kokio žmogaus arba kokių žmonių man reikia į komandą, kuriems patinka daryti tai, kas man nepatinka ir kurie turi kompetenciją. Viskas. Fantastinis dalykas. Ir tada kas atsitinka? Idealu, surask žmogų, kuriam patinka daryti tai, kas tau nepatinka. Turėsi fantastinį rezultatą. Ir dėl to, pavyzdžiui, daugelis žmonių daro klaidą didžiulę, kai jie būria komandas. Kad jie būria žmonės, kurie yra panašus ir kuriem patinka vienodi dalykai. Ir tada kas atsitinka? Tada tiem žmonėms patinka vienodi dalykai, jie dubliuoja vienas kito funkcijas, o galutiniam rezultate paskui abudu vengia daryti tai, kas jiems nepatinka. Ir tada galutiniam rezultate komanda nefunkcionuoja. Tai dėl to, ieškokite žmonių, kuriems patinka daryti tai, kas jums nepatinka. Būsite fantastinė komanda ir džiaugsitės tokiais žmonėmis. Tai ir viskas. Tai kaip tapti tuo traukiančių žmonės lyderiu? Va šiandien aš jums visas paslaptis ir atskleidžiu. Matote? Pirmas pratimas. Perkoduokit savo magnetą. Pasižiūrėkit, kokius žmonės traukit, pakeiskit savo pasąmonę, pakeiskit savo programas. Fantastinis pratimas. Jis leidžia perprogramuoti magnetą. Ką aš traukiu? Tada, kai tik tai nebeturiu lūkesčių, perprogramuoju magnetą. Jau reiškia, aš esu tinkamoj vietoje. Tada turiu viziją. Tada sekantis etapas, kai aš turiu viziją, kuri yra harmoningai įtraukianti kitus žmonės, aš tada ką darau? Išskaidau viziją ir išdalinu funkcijas. Ar aš tada būsiu lyderis? 100%. Va taip veikia. Va taip tai veikia. Va čia gilis, va čia esmė, kurios greičiausiai jūs negausite niekur kitur. Tai va. Ir klausimas, ar norite tai pagilinti, ar norite
įtvirtinti tai ir ar norite dar giliau išmokti tai taikyti savo gyvenime. Ir vėlgi būtent, mes jau kalbėjom apie tai, kad jau greitai kursas lyderystės menas. Ir būtent tenai būtent mes gilinsim va, tai, ką mes šiandien darėm. Jūs šiandien tik tai prisilietėt prie bazinių principų, bet va tą programavimą savo magneto, ką aš traukiu savo aplinką, tai mes darysime būtent kurse. Kurse labai intensyviai ir stipriai darbuosimės. Daug stipriau, daug giliau, negu čia skirsime, daugiau laiko. Na tai ką, tai ties ta vieta šitos dirbtuvės baigėsi, dabar atėjo laikas jūsų klausimams, mes atsakysim jūsų klausimus. Būtų labai svarbu, kurie žmonės minusiukus rašėte šitų dirbtuvių metu, kur kažko nesupratote, parašykite klausimus, pakartokite. Būtinai atsakysiu jūsų klausimus, skirsime tam laiko. Kas yra dar svarbu? Pakomentuokite, ką išsinešate iš šitų dirbtuvių, kuo jums dirbtuvės buvo naudingos. Va ta pagrindinė mintį, kuri dabar sukasi jūsų galvoje. Ne? Ką išsinešate? Nes atidaviau jums šiandien labai daug. Ir 1:15 tikrai šiais laikais yra ne taip dažna, kai tiesiog 90% žmonių iš pradėjusių transliaciją išlieka iki tokio, iki tiek ilgai. Bet reiškia, jau buvo įtraukiantis dalykas, įdomus jums, nes kitu atveju jau būtumėte seniai visi išsilakstę turbūt. Ne? Tai va. Tai kol jūs rašote savo klausimus, kol jūs rašote savo komentarus, ką jūs išsinešate, ne? Dabar mes pristatysim labai trumpai kursą. Ir Raminta sako, ar kurse dirbsite ties tuo, kokių veiksmų imtis konkrečiam tikslui, norui pasiekti. Šitoje vietoje taip mes su tuo darbuosimės, stengsime atskleisti, atverti žmonės, kad žmonės aiškiai suprastų, ko nori, kad turėtų labai aiškią viziją su labai konkrečiais veiksmais ir kad tiesiog būtų stiprus, pasitikintys ir eitų ir tai pasiektų, ko jie nori. Va, Jan sako, dingo baimė kurti savo verslą. Nu, kosminis tada pasiekimas. Wow. Renata sako, supratimą gavau, kodėl pritraukiu tam tikrus žmonės. Wow, tai fantastika. Pavyko susidėlioti viziją, ką noriu daryti ateityje. Kosmosas, labai gerai. Ok, na va, tai manau, kad Sauliau tada pranokau žmonių lūkesčius. Tai norėčiau, kad pakomentuotumėt, kieno lūkesčius pranokau su šiandienos dirbtuvėmis. Kieno įsivaizdavimus, kieno lūkesčius pranokau, nes aš matau, kad čia jūsų komentarai yra tokie, kad tikrai nesitikėjote gauti tai, ką gauti. O kol jūs rašot komentarus, tai Sauliau mes turbūt pristatom kursą. Taip, tai komentuokite, tikrai bus tų klausimų. Ir vienas labai stiprus buvo Mindaugui padovanotas atsiliepimas. Tai būtent sako, Mindaugas per kursus visada sakydavo, kad pakelsite vidinį mąstymą, pajusite pokyčius ir išorėje. Atvirai pasakiau, sako, nelabai tikėjau. Galvojau, kad lengva tau kalbėti, kad žinotum, kokiam aš sėdžiu. Tai pats pasakytum, kad šitas tikrai yra beviltiškas. Šiandien galiu. Na, tai Saulius truputėlį užstrigo, tai aš pratęsiu, tada sako, šiandien galiu drąsiai atsiprašyti Mindaugo už nepasitikėjimo, taip sako, jūsų kursai, jūsų metodika ir nuoširdus savęs atidavimas kursų metu duoda neįkainojamą naudą. Ką aš gavau? Šeimoje atsinaujino nuoširdus bendravimas, pagarba, supratingumas. Verslas buvo ant bankroto ribos, dabar jis pradėjo nešti pelną, pradėjo atsirasti reikalingi žmonės reikiamų laikų ir tinkamoje vietoje. Tie žmonės, su kuriais bendraudavau ir kurie stengdavosi manimi pasinaudoti, patys pradėjo manęs vengti. Anksčiau, sako, problemos, nelaimės atrodo specialiai mane persekiodavo, dabar aš jų labai stipriai sumažėjau. Jeigu kas ir atsitinka, tai reaguoju visiškai kitaip, ne? Anksčiau būdavo pasaulio pabaiga. Čia pateikti tik keli patys stipriausi pokyčiai mano gyvenime, kuriuos gavau po Mindaugo kursų. Tikrai rekomenduoju Mindaugo, ieškantiems trumpiausio ir greičiausio kelio link savo gyvenimo pokyčių. Tai va, tai šitoje vietoje žmogus ir parodo, ką reiškia, kai žmogus išeina į lyderystę, ką reiškia, kai jis tampa lyderiu savo gyvenime. Matot, jis ir aiškiai jums ir rodo, žiūrėkit, taiko metodiką, dirbam sistemingai, pakeičiam mąstymo įpročius, žmonės keičiasi, situacijos keičiasi, viskas keičiasi ir tiesiog gyvenimas, sako, pasikeitė iš esmės. Ir tokių komentarų aš gaunu ko ne kasdien iš žmonių.
Mindaugai, tu realiai dabar turėjai dirbtuvės ties pardavimais, ties viešųjų kalbėjimų, ties būtent komandos kūrimu, bet iš esmės tu ne tik į tai vedingai. Ta prasme, tai yra tik tai dalis to, nes kiekvienas žmogus, kurdamas savo veiklą, eidamas į darbą, kažkokį verslą kurdamas, jisai siekia ne tik veiklos rezultatų, jis siekia kažko daugiau, taip, jis siekia realizuoti save, atskleisti savo potencialą. Tai labai įdomus momentas yra, kurį aš klausydamas tave išgirdau, kad jeigu žmogus turi viziją, bet darbo su pasąmoniniam programom, rezultatai bus nelabai kokie. Ar čia tiesa? Visiškai tiesa, nes yra daug žmonių, kurie kelia savo tikslus, kurie kelia savo didelės vizijas, bet galutiniam rezultate, kai jie koncentruojasi tik į veiksmą. Ir galutinis rezultatas daro veiksmą ir rezultato nėra. Va, kaip tas žmogus rašė komentare. Verslas ant bankroto ribos. Bet galutiniam rezultate pakeitė mąstymą, pakeitė požiūrį, rezultatas pasikeitė iš esmės. Kai pasikeičia rezultatas iš esmės, žmogus patenkintas, žmogus laimingas, viskas, sako, gyvenimas keičiasi. Tai va, tai šitoje vietoje lygiai ta pati situacija. Tiesiog jums vien veiksmų daryti neužteks. Matot, aš dėl to jums nuosekliai ir parodžiau šiandien visą savo sistemą, kaip tai veikia. Perprogramuok savo magnetą. Pakeisk tai, ką tu trauki į savo gyvenimą. Ir šitas magnetizmas, apie kurį šiandien kalbėjau, jis yra ne tik apie žmonės, kuris jūs traukia. Tai yra magnetizmas, kokias situacijas jūs traukia. Nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi lūkestį, kad jam gyvenime sektųsi, jeigu jis iš prigimties yra labai stiprus lyderis, jis kaip magnetas trauks nesėkmės. Nors iš prigimties žmogus gali pasiekti labai daug, lūkestis yra sėkmės, gyvenime yra nesėkmės. Viskas. Ir tiesiog tada žmogus, kai pradeda suprasti patį principą, wow, ką aš į savo gyvenimą traukiu ir kaip aš tai traukiu. Perkoduoju savo magnetą, mano magnetas traukia visai kitus dalykus. Tada kas atsitinka? Aš gyvenime atsipalaiduoju, aš gyvenime nusiraminu, aš gyvenime tampu užtikrintu, pasitikinčiu savimi, nes aš tada žinau, kad aš į gyvenimą trauksiu tai, ką man reikia traukti, o ne tai, ko aš nenoriu. Ne? Tada, kai aš esu užtikrintas, pasitikinti savimi, aš tada ką galiu daryti? Aš tada iš to tokio intravertiško būvio arba iš to tokio kovojimo už išgyvenimą, aš galiu ką padaryti? Aš galiu atsiskleisti, aš galiu atsiverti, aš galiu tada savo viziją sukurti, aš tada galiu sukurti svajonę, galiu sukurti tikslą, kur aš noriu eiti, ne? Ir tada žiūrėkit, kas atsitinka. Šalia to, jeigu aš dar savo tikslą sukuriu arba tą viziją sukuriu, kad tai įtrauktų ir kitus žmonės ir kad ir kitiems žmonėms būtų naudinga, žiūrėkit, tada jūs einat link savo tikslo ir prie jūsų prisijungia žmonių krūvelė. Ir tada jūs žiūrite, kad jūs esate tada apsupti žmonių, kurie yra motyvuoti, kurie nori eiti kartu ir kurie nori kažką tai padaryti, pasiekti. Ir viskas. Ir galutiniam rezultate tada jūs ir suprantat, wow, blemba, kaip gali būti iš tikrųjų faina gyventi. Ir taip tai veikia. Ir aš į tai žmonės ir vedu. Ir žmonės komentarus rašo, kad tokie realūs pokyčiai ir vyksta. Tai va, tai tie, kurie norite iš tikrųjų dar daugiau, nes Rasa rašo, daug taškų susidėlioja šiandien į vietas. Ačiū, dėkui labai, bet vėlgi galima dar daugiau padaryti. Galima dar daugiau padaryti, galima dar didesnį pokytį padaryti, jeigu dirbame sistemingai. Ir vėlgi lyderystės menas, kursas 3 savaitės. Tai įsivaizduokit, šiandien per valandą su trupučiu aš jums tiek daug daviau. Tai daugelis iš jūsų kosmosas turbūt galvoja, kaip taip galima per tokį trumpą laiką tiek daug duoti. Tai patikėkit per kursą, kiek aš jums dar duosiu. Jūs tikrai nustebsit. Ir Renatas sako, laukiu kurso. Iš tiesų, po vakar labai aktyviai žmonės įsigijo kursą, būtent lyderystės paslaptis, kai kurie žmonės, nedaug žmonių iš tikrųjų dar pasinaudojo pasiūlymų įsigyti už daug mažesnę kainą, tai tuo pačiu ir pasakė. Šiandien Saulius labai stringa, nes tiesiog yra užsienyje. Tai šitoj vietoje tiesiog reikia man perimti truputėlį iniciatyvą. Stringa tai stringa. Tai va, tai vėlgi Saulius norėjo pasakyti kad yra žmonių, kurie nori ir gali prisijungti prie 2 kursų. Vėlgi šiuo momentu lyderystės kursas pirmiem vis dar 50, vis dar galioja 137 eurų kaina. Vis dar galioja. Ne? Ir tu aš pasakysiu, irgi prisijungiu prie sistemos, tu pasakysiu, kiek vietų liko už 137 eurus. Tu pasakysiu. Tai atsidarau. Ir mes turim 1, 2, 3, 4, 5,
Jo, tai mes šitoje vietoje turime realiai likusias 8 vietas. 8 vietas į kursą Oho. už kainą 137 eurai, nedaugiau. Tai va, tai po to, kai tos 8 vietos ištirps už 137 eurus, bet vėlgi, atsiminkit, mokėti galite dalimis, 2-3 dalimis už kursą be jokių problemų. Tai va, tai 8 vietos liko. Po to kaina kyla iki 157, kai tik tai 8 žmonės nuperka, viskas, iš karto automatiškai sistemoje matysite kainą didesnę. Tai va, tai kol dar sistemoje matot kainą 137, reiškia, dar jūs spėjate, dar galite įsigyti. Tai va, tai kaip vyks kursas? Labai trumpai. Kursas startuoja nuo balandžio 21 dienos. Tai yra Velykų 2 diena, vakare 19 val. Mes startuojam ir dirbsime 3 savaitės. Dirbsime pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 19 valandos. Tai reiškia, paskaitų tokių, kaip šiandien valandos su klausimais atsakymais, 1,5 valandos trukmės paskaitų bus visos 6. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gavote tiek daug per vieną šiandien paskaitą, tai labai daug gausite, daug daugiau gausite irgi per 6 paskaitas. Plus, mes turėsime klausimų atsakymų sesijas, tai reiškia irgi dažniausiai mes tai darome penktadieniais arba darysime ir ketvirtadieniais, jau galėsime daryti, atsilaisvina man laikas, tai greičiausiai ketvirtadieniais ir darysime. Ir tada būtent vienas klausimų atsakymų vakaras bus toks, kada jūs užduosit klausimus, aš atsakysiu. Kita tikrai mes pasidarysime Zoom transliaciją, kur galėsime mes net betarpiškai bendrauti gyvai su tais, kurie norės. Tai va, kas dar? Laukia jūsų proveržio užduotys, gausite daug pratimų, gausite pratybų sąsiuvinius, kursai prieinami net 6 mėnesius. Yra žmonių, kurie sako, Mindaugai, negalėsiu aš tuo laiku būtent prisijungti, aš ten mokymų turiu, užimtumą, dar kažką, aš kitoj pasaulio šalyje gyvenu, man laikas netinka. Žiūrėkit, kursai liks net 6 mėnesius prieinami. Dėl tos priežasties nebūtinai turite dalyvauti gyvai, bus tikrai tokių žmonių, kurie, ir dažniausiai tai būna apie 50% žmonių dalyvauja gyvai, 50% žiūri įrašus savo patogiu laiku. Dėl to turėsite abi galimybės. Daugelis žmonių tiesiog tam, kad tiesiog pajaučia įdomumą ir turi tą smalsumą ir nori dar labiau įsigilinti į turinį, dažnai netgi paskaitą perklauso 2-3 kartus, tiesiog, kad dar giliau viską suprasti ir kad dar didesnį pokytį padaryti. Tai dėl tos priežasties visos galimybės bus ir žiūrėti paskaitas gyvai internetu, ir paskui peržiūrėti įrašus, ir tie įrašai lieka pusiai metų. Tai va, tai tikrai galite nepergyventi, jeigu laiko neturit, užimtumas didelis ir taip toliau, bijote, kad nespėsit. Spėsit, visi spėsit. Tai va, vėlgi labai trumpai apie pasąmonės kursą, kuris yra antras kursas. Tai pasąmonės kursas bus jau birželio mėnesį, paskutinis mūsų šito pirmo pusmečio kursas prieš vasaros atostogas. Ir vėlgi, pasąmonės įvaldymo paslaptys kursas, kultinis mano kursas, pats giliausias apie pasąmonę. Tai jis yra daugiau jau irgi apie mūsų minties galios realizavimą mūsų gyvenime. Nes vėlgi minties galia 100% veikia, tik tai aš sakau, kad minties galia veikia nuo 100% mūsų. Dėl to daugelis žmonių tiesiog nesuvokia paprasto dalyko, kad 35 metus pasiekęs žmogus 5% įtakoja savo gyvenimą sąmoningai, 95% įtakoja pasąmonę. Tai šiandien mes šiek tiek prie pasąmonės programavimo prisilietėme, kaip programuoti mūsų magnetuką. Tai mūsų pasąmonės paslaptis kursas jau bus gilus pasąmonės programavimas. Kaip keisti savo pasąmonę, kaip ją įtakoti, tam, kad iš tikrųjų mes gyvenime turėtume didelius pokyčius. Tai va, tai čia bus pasąmonės kursas, jis tiesiog, daug gilesnis, gilinsimės daug giliau į tai, kas jūsų galvose dedasi. Lyderystės kursas, jis bus būtent apie tai, kaip atskleisti jūsų lyderystę. Tai va. Tai tiek labai trumpai pristatant kursą, žiūrim, ką turim toliau. Kaip tau sekasi? Atsiprašau, kad šiek tiek trukinėja, net ne šiek tiek. Gerai, bet ryšys labai prastas, nežinau, čia didžiulė vila, ten, ta prasme, bet tas ryšys, kalnai čia, vienu žodžiu. Tai aš Mindaugai norėčiau, kad įdomu iš tikrųjų
kas iš žmonių prisijungti, planuojate prie kurso, kas ne. Tiesiog ir gal turit, norėčiau, kad pasikalbėtum šiek tiek apie tuos tokius, dalykus, kurie persikė tavo nuolat klientas. Jo, tai labai dažnai žmonės tiesiog prieš įsigydami kursą sako, neturiu laiko, netinkamas laikas, noriu būtinai gyvai, bet kadangi gyvai negaliu ir taip toliau. Kiti žmonės sako, tai kainuoja. Ir sako, pinigų neturiu, negaliu sau leisti ir taip toliau. Bet vėlgi, aš visada sakau, mano kursai atsiperka. Atsiperka. Ir labai dažnai žmonės po mano kursų, jie ir sako, kad Mindaugai sako, dingo emociniai pirkimai, išleidžiu mažiau pinigų, mėnesio gale daugiau liko. Tai va, tai tiek. Violeta sako, taip, kursą rezervavau ir padariau pilną pavedimą, bet patvirtinimo dar ne. Žiūrėkite, neskubėkite, šią savaitę tikrai mes duosime visus patvirtinimus, garantuotai, nepergyvenkite dėl to, nes dabar srautas yra pakankamai nemažas, tai mes turime ką suveikti. Programos skirtingos, vieni perkate kortelę, kiti perkate bankinių pavedimų ir taip toliau. Tai yra skirtingos sistemos, mes turim labai daug dalykų sužiūrėti, tai mes tikrai sužiūrėsim visiems tikrai išsiųsime priminimus, kvietimus, prisijungimus prie kurso, viską tikrai gausite. Kaip įsigyti pasąmonės kursą? Rašykite sauliusbagdonas@gmail.com arba info@mylimaveikla.lt. Tiesiog jeigu norite, nes tiesiog dabar kol kas pasąmonės kursas nėra šiaip prieinamas pardavimui, tai dėl to, jeigu norite gauti tą kursą jau visiškai, kaip sakoma, iš po stalo, tai parašykite sauliusbagdonas@gmail.com arba info@mylimaveikla.lt. Tai va, tai tikrai tada galėsite įsigyti arba tik pasąmonės kursą, arba abu kursus. Gerai, einame toliau. Kokie klausimai? Sako, ar seniorams tinka? Žiūrėkite, taip, seniorams tinka, kursuose dalyvauja žmonės ir vyresnio amžiaus, ir 70 metų žmonės, ir sako, Mindaugai, sako, keičiasi labai stipriai gyvenimas. Tai va, tai dėl to štai vietoj amžius tikrai neriba, gali ir jaunuoliai dalyvauti, nes būna taip, kad tėvai nuperka tokius kursus savo vaikams, 16-17 metų ir vaikai padaro didelį proveržį, galima ir vyresniems žmonėms, jokių tame problemų. Tai va, Sauliau, dabar irgi tiesiog primenu visiems, kad liko dabar, aš matau, jau tik tai 5 vietos, tai irgi žmonės tiesiog jau dalyvauja, jau perka, jau įsigyja kursą ir taip toliau, tai 5 vietos už 137. Viskas, tuoj vietos ištirps, tuoj vietos už tą mažiausią kainą pasibaigs. Nieko, bus už 157, automatiškai pasikeis pirkimo nuoroda ir viskas. Gedrius sako, atsipirko jam kursas. Aš kiek žinau, jo istorijas rašė, kad jam kažkodėl netyčia po kurso pakilo atlyginimas. Jis sakė, kad net ne visą išklausė. Jo, tai šitoj vietoj vėlgi žiūrėkit, Gedriaus atveju taip ir buvo, kad sako, ne visą kursą net išklausiau, bet reiškia, išklausė tai, ko jiems labiausiai reikėjo, reiškia, išklausė tas paskaitas, kurių reikėjo ir galutinis rezultatas koks. Vėlgi, pakeitė savo magnetuko veikimo principą, pakeitė. Greičiausiai irgi šitoj vietoj sako, irgi netikėtai pakilo atlyginimas. Viskas labai paprasta. Tiesiog, kad jeigu žmogus eliminavo lūkestį, kad jam duotų ten, nežinau, darbdavys, vadovas ir taip toliau, eliminavo lūkestį. Kas atsitinka? Eliminuoju lūkestį ir tada žiūriu, nebelaukiu, netikėtai gaunu. Juk taip ir yra, žiūrėkit, visos istorijos faktiškai apie laimėjimus loterijose. Visos istorijos būna taip, kur nors. Žmogus ėjo kažkur netyčia, nei laukė, nei nelaukė, o tiesiog kažkur kilo mintis, kažkokia spontaniška, nusipirkti kažkokią loterijos bilietuką, kažkur tai paskui dar padėjo tą bilietuką, kažkur ir paskui žiūri, paskui pasitikrina ir žiūri, wow, laimėjo, ne? O tie žmonės, pavyzdžiui, kurie labai turi didelį lūkestį, kiekvieną dieną perka tos bilietukus, tai galutiniam rezultatui nervuojas ir niekada nieko nelaimi. Nes irgi turėjau tokią situaciją, kad tiesiog, viena moteris sako, ką man daryti, sako, su mano vyru. Sako, jis sako, kiekvieną savaitę perka loterijos bilietus ir sako, kiekvieną savaitę, sako, jau turi įsivaizdavimą, kad jis laimės milijoną. Ir sako, ir kaip ateina tik tai tas savaitgalis, jis sako, intensyviai žiūri tuos loterijas laidas ir sako, jis tiesiog brauko ir galutiniam rezultate paskui, sako, indai laksto ir visi kiti dalykai laksto, kaip jam, kai jis pyksta, kad jam nepasiseka. Nes jis, kai perka bilietuką, jis jau būna 100% įsitikinęs, kad čia bus.
Bet niuansas yra kame, kad tas žmogus, sakau, jis nesupranta, kad jis turi lūkestį, kad loterija pakeistų jo gyvenimą. Ir galiausiai, sakau, kol jis turi lūkestį, galiausiai kas atsitinka, jis pats greičiausiai kaip žmogus lyderis materialus turi lūkestį, galiausiai kas nutinka, jis pinigus praranda. Ir viskas. Ir galutinis rezultatas koks? Kiekvieną kartą nervuojasi ir kiekvieną kartą patiria nesėkmes. Tai va, tai šitoj vietoje, jeigu žmogus nustotų laukti, galutiniam rezultate, tai nereiškia, kad jis loterijoje laimėtų. Tai reiškia, kad jis šitoj vietoj galbūt atrastų mintis ir idėjas, kaip jam pasiekti tikslą pačiam savo jėgomis. Ir aš galiu irgi iš tikrųjų savo istoriją pasakyti. Aš kažkada iš tikrųjų prieš kokius 10 metų aš labai buvau irgi priklausomas nuo loterijų visokių. Ir aš irgi, kai dar buvau karininkas, aš labai tikėjausi, kad aš laimėsiu tam tikrą pinigų sumą ir aš, jeigu laimėčiau tam tikrą pinigų sumą, mano gyvenimas pasikeistų, aš pakeiščiau darbą, pradėčiau verslą, pradėčiau viską. Ir aš tokį tikėjimą turėjau ir aš labai ilgai tą tikėjimą turėjau. Ir kiekvieną savaitę ten loždavau toj loterijai. Paskui galutiniam rezultate, kai aš pakeičiau savo mąstymą ir tapau pagaliau tuo lyderiu savo gyvenime, kas atsitiko? Aš paskui po kurio laiko, aš atsimenu, pasižiūrėjau savo banko sąskaitą. Vat kai pradėjau savo veiklas, verslus, viską pradėjau, pasižiūriu banko sąskaitą ir ten yra ta suma, apie kurią aš svajojau išlošti. Ir aš ją uždirbau ten, arba tiesiog nuėjau po visų mokesčių, po visko, aš ją tiesiog turiu per realiai kokius nepilnus metus. Ir galutiniam rezultate aš tada tik tai ir susivokiau tuo momentu. Kad jeigu aš noriu loterijų laimėti milijoną, aš galiu nebūtinai loterijų milijonų laimėti, aš galiu tiesiog, jeigu aš nustoju laukti, mano gyvenime susiklostys aplinkybės, man ateis idėjos, man ateis sprendimai, kad aš tiesiog uždirbsiu tai. Ir viskas. Ir dėl tos priežasties, tada man ir atėjo tas dzingt ir supratimas, kai tas pasaulis veikia. Kad kai aš laukdavau loterijoje laimėjimo, aš tada ką darydavau? Aš būdavau užsituneliavęs ir laukiu. Ir tada galutiniam rezultate leisdavau pinigus loterijom ir prarasdavau tos pinigus. Galutiniam rezultate nustojau laukti, atsipalaidavau, pamačiau galimybės, pamačiau, kur ką galiu padaryti, galutiniam rezultate jau padariau ir žiūriu, tą sumą, kurią norėjau laimėti, aš jau turiu. Ir viskas. Ir tada ir supratau, kaip tas principas veikia. Ir dėl to, šiandien, ką aš jums pasakojau, tai yra, kaip sakant, jau mano išgyventa, mano patirta, mano išbandyta, man suveikia gyvenime, man pavykę rezultatą pasiekti ir dėl tos priežasties aš tada labai drąsiai ir dalinuosi su jumis, nes man pavyko tai padaryti, jums irgi tai pavyks. Vat ir viskas. Dėkoju, nežinau, čia dar yra klausimų iš tikrųjų, nes kažkaip toks jausmas, kad visi tik tai giria tave ir pasakoja, kaip ant kiek buvo naudinga visas šitas dalykas, žinai, tai tas tikrai labai faina. Tai, žinai, aš manau, kad mes eisim tuoj į apibendrinimą, bet dar noriu priminti, tiesiog jeigu jūs norite, tai labai kviečiame paspausti nuorodą ir tiesiog įsigyti. Mindaugai, paskutinės istorijos, kurios matei proveržio. O čia Jūratės dar klausimas. Jo, matau klausimą. Tai Jūratė sako, klausimas apie vizijos veiksmą. Kaip perduoti nemėgstamą darbą kitam, kam tai patinka, jeigu tai yra mano tiesioginis darbas, pavyzdžiui, šalti skambučiai. Be jokių problemų. Žiūrėkite, aš esu dirbęs irgi ne su vienu, ne su dviem, ne su trim žmonėmis, kurie yra dirbantis nekilnojamo turto srityje, kurie dirbantis draudimo veiklose įvairiose, brokerystėse įvairiose ir taip toliau, ir taip toliau. Žmonės padaro labai paprastą dalyką. Pasamdo žmogų, pavyzdžiui, ir irgi keletą skirtingų variantų esame padarę. Pavyzdžiui, pasamdo žmogų net nemokėdamas atlyginimų. Ir pavyzdžiui, vienas būtent mano klientas savo nekilnojamo turto veikloje šitai padarė. Kad tiesiog atsako, žiūrėk, jeigu tu skambini šaltus skambučius, jeigu mes galutiniam rezultate einame į susitikimą su tuo klientu, kuriam tu paskambinai, su kuriuo tu susitari ir aš pasirašiau sutartį, aš tau iš karto sumoku ten, pavyzdžiui, 50 eurų arba 100 eurų, ten tiesiog nuo to sutartys pasirašymo ir dar ten 50 arba 100 eurų sumokėsiu tau, kai bus nekilnojamo turto objektas, pavyzdžiui, parduotas. Ir galutiniam rezultate, net šitoj vietoj nereikia atlyginimo mokėto, tiesiog susitari su žmogumi, kad tai yra tas sėkmės mokestis. Be jokių problemų galima rasti žmogų, kuris tai gali daryti.
Yra žmonių, kurie iš tikrųjų žmonės samdo daryti šaltus skambučius už ten 200-300 eurų per mėnesį, kur žmonės ten per kelias valandas tiesiog iš namų dirbdami, namų šeimininkės, dar kažkas, kurios bendravimo problemų neturi ir taip toliau, nori užsidirbti papildomų pinigų, tokių žmonių galima rasti. Ir kiek esu padėjęs žmonėms atsiskleisti, kiek esu padėjęs išvystyti nekilnojamo turto brokeristės veiklas, draudimo veiklas, dar kažką, be jokių problemų. Galima tai padaryti tikrai, tik tiesiog būkite atviresni. Galimybės visada yra, tiesiog ir žiūrėkit, sudarykit sąlygas, čia lygiai ta pati situacija, sudarykit sąlygas kitiems žmonėms aukti kartu su jumis. Jūs turite tikslą uždirbti daugiau, padarykite taip, kad jūs pasidalinate su to žmogum. Ir tiesiog ir tada galutiniam rezultate situacija jau visiškai kitokia. Taip, nes labai dažnai irgi man, pavyzdžiui, tenka su verslais dirbti ir su labai mažais verslais ir tie žmonės sako, Mindaugai, sako, aš bijau darbuotojus samdyti, nes sako, aš bijau, kad duonos neužteks. Ir bijo ir nesamdo žmonės ir daro viską patys nuosekliai, vieni patys niekam nieko neduodami. Ir žiūrėkit, kas atsitinka. Aš tada jiems sakau labai paprastą dalyką. Jeigu tu nori samdyti žmogų, sakau, pirmą, nesamdyk žmogaus, o pirmą, susidėliok jam visą darbo aprašymą, ką jis turi padaryti. Ne? Ir aš sakau taip, tu turi sudėlioti darbo aprašymą žmogui taip, kad galutinėme rezultate tas žmogus per 2 mėnesius užsidirbtų savo atlyginimą ir netgi dar uždirbtų ir kitiem, ir jums. Tai reiškia, sudėlioti viską, taip, funkcijas, pareigas, viską, kad tas žmogus sukurtų vertę tokią, kad jis apsimoka savo darbo vietą ir dar plus pinigų lieka įmonė. Ir viskas. Ir tada sakau, žiūrėk, jeigu tu tokį požiūrį turėsi į savo darbuotoją, tiesiog jam atitinkamai sudėliosi užduotis, galutiniam rezultate tada kas atsitinka? Tu pradedi suprasti, kad kiekvieno darbuotojo samdymas, jeigu aš tokiu principu viską sudėlioju, man neša pelną. Ir viskas. Ir aš tada tinkamą darbuotoją įstatau į tinkamą vietą, tas darbuotojas prisideda prie mano tikslo siekimo. Viskas. Va kaip tai veikia. Tai dėl to šitoje vietoje viskas labai paprasta. Visada galite rasti žmonių, kurie gali jums padėti. Tik tai tiek, kad jūs irgi turite turėti omeny. Jūs turite savo viziją, jūs einate kažkur, sudarykite sąlygas, kad kiti žmonės eidami kartu su jumis, kad jie galėtų gauti ir naudą savo kažkokią, tai reiškia. Ir viskas. Ir tada tikrai galite rasti žmonės, kurie tikrai norės eiti kartu su jumis. Ir žmonės randa. Ir be problemų randa žmonės, kurie yra mėgstantis ir galintys šaltus skambučius daryti, bendrauti su žmonėmis ir taip toliau. Tikrai jokių problemų. Aš atsakinėju žmonėms į laiškus, kurie rašo, kas nori įsigyti. Jeigu ką rašykite, jeigu norite abiejų kursų arba tik pasąmonės kurso, info@mylima-veikla. Tai ką? Tai šitoje vietoje turbūt jau eisime į apibendrinimą ir vėlgi aš dabar matau, kad yra likusios vos 3 vietos už 137 eurus. 3 vietos. Tai reiškia, tuoj pat baigsis šitos nuorodos galiojimas. Tai paskubėkit, kurie dar svarstote, galite dar turėti paskutinę galimybę sutaupyti 20 eurų, nes tuoj pat kaina bus 157, kuri galios iki pirmadienio, po to jau ta kaina nuo pirmadienio pakils dar daugiau. Tai nes kurso vertė realiai yra pakankamai didelė, virš 200 eurų, tai tiesiog jūs dabar turite galimybę tą pačią išankstinę kainą gauti, kaip tie pirmieji paukščiai, kaip sakoma, jie gauna daugiausiai, geriausias vietas užsiima, tai jūsų atveju lygiai tas pats. Tie, kurie pirks kursą atidėlios ir pirks kursą kurso pabaigoje, mokės 227 eurus. Tai čia yra, beveik 100 eurų skirtumas. Tai yra, jau didelis dalykas. Tai faktiškai už tą 100 eurų skirtumą jau galite antrą kursą faktiškai nusipirkti. Tai šitoje vietoje tiesiog nedvėjokit, 3 vietos liko. Dar spėsite, jeigu norite įsigyti už tą pačią mažiausią kainą. Jeigu tik tai matote, kad jau nuorodoje kaina pasikeitė, reiškia, nespėjote. Bet manau, kad tikrai dar 1, 2, 3 žmonės, tai tikrai spėsite. Taip, dar prašau būtinai pasidalinkite šitom visom paskaitom, tai padės stiprus. Sauliau, sudėtinga labai su tavo garsu ir su tavo vaizdu, tiesiog labai tu stringi. Tai dėl to turbūt aš turėsiu pabaigti vienas
Ir vat irgi dar atsakysiu į paprastą klausimą. Rita sako, norėčiau save motyvuoti, keistis bendraujant, keisti save, bandau meditaciją naudoti, raminti, atrasti save, kokį kursą siūlytumėte. Žiūrėkite, šitoj vietoj tikrai tada rekomenduočiau jums į lyderystės kursą atkeliauti. Nes jeigu jūs norite save motyvuoti, jeigu jūs norite bendrauti su aplinkiniais žmonėms, galbūt įkvėpti kitus žmonės ir taip toliau, tikrai galite atkeliauti. Tikrai galite atkeliauti į lyderystės kursą, tikrai gausite daug naudos jame. Taip. Tai va. Na ką, tai turbūt tada tiek, daugiau dabar klausimų kažkokių konkrečių aš nebematau. Tai va, tai tada apibendrinu šitą mūsų susitikimą, apibendrinu šitas mūsų dirbtuves. Tai šiandien uždarimas šitų 3 dirbtuvių. Tai iš tikrųjų esu labai dėkingas jums visiems, kas dalyvavote dirbtuvėse. Galbūt ne viskas sklandžiai, va, Sauliaus ryšys galbūt nekoks, arba tiesiog galbūt kažkokias klaideles spausdinimo mano skaidrėse matėte. Bet žiūrėkit, svarbiausias dalykas yra esmė, ką jūs gavote. Tikiu, kad per šitas 3 dirbtuves jūs gavote tvirtus pagrindus suvokime, ką reiškia būti lyderiu. Tikrai tikiu, kad galėjote pajusti, kaip jaučiasi žmogus, kuris įveikia baimę viešo kalbėjimo. Kaip galima įtaigiai parduoti. Kaip galima būti to magnetišku lyderiu. Tikiu, kad tai jums davė labai daug naudos. Ir vėlgi, bet jūs galite viską pagilinti, nes labai dažnai tiesiog žmonės, kurie, tik tai pabūna dirbtuvėse, gauna pradinę informaciją ir dažnai žmonės galvoja, kad man to užteks. Va čia, kaip sakau, tas būna perskaitytos knygos efektas, kad atrodo, aš jau suprantu, man atrodo, aš jau žinau ir man atrodo, daugiau nieko nereikia. Bet atsiminkite vėlgi, ką aš kalbėjau ir kokius pavyzdžius aš daviau prieš tai. Ir vėlgi priminsiu tokį praktinį pavyzdį, kuris padės jums susimastyti. Taigi, 2 žmonės atkeliauja į oro uostą. Nepažįstam oro uostą, nemoka kalbos ir taip toliau. Vienas žmogus turi nuostatą, kad aš viską padarysiu pats. Pasiima ten telefoną, bando kažkur verstis, bando kažkur aiškintis, bando žiūrėti kažkaip tai, ieškoti kažkaip tai, kad pats pasiektų tą tikslą, kad atsidurtų prie įlaipinimo vartų. Kitas žmogus tuo tarpu turi visai kitokią strategiją. Jis eina, klausia, pirštais bando susirodyti kažkaip kažkur tai, kad galutiniam rezultatė jam padėtų nueiti tą tašką, kuris nori. Kuris iš jų yra lyderis? Tas, kuris viską daro pats, ar tas, kuris su kitų pagalba juda. Ir žiūrėkite, lyderis yra tas, kuris rezultatą pasiekia greičiau. Ir norit ar nenorit, bet dažniausiai tas žmogus, kuris geba pasinaudoti kito žmogaus resursais, tas žmogus yra didesnis lyderis, nes jis rezultatą pasiekia greičiau. Dėl tos priežasties ir kviečiu jūs į kursą, kad jūs pasinaudotumėte mano patirtimi ir mano žiniomis, kurie būtent padės jums pasiekti tikslą daug greičiau, negu būnant tiesiog vieniems patiems. Tai va, tai tą iš tikrųjų rekomenduočiau jums, atkeliaukite, kartu mes rezultatą pasieksime daug greičiau, daug turėsime efektyvesnį judėjimą į priekį ir galėsite tikrai greičiau džiaugtis rezultatais, negu liktumėte vieni patys. Kas dar yra svarbu? Mano kursų tikslas ne tik padėti pakeisti jūsų mąstymą, bet mano kursų tikslas yra ir padėti jums susiformuoti tinkamus mąstymo įpročius. Ir dėl tos priežasties būtent ir kursai trunka 3 savaitės, kad mes galėtumėm jūsų mąstymo įpročius pakeisti. Dėl to mes kursuose turim ir paskaitas, ir klausimų atsakymų vakarus. Turėsime kiekvieną rytą motyvacijas, visas 21 dieną. Tam, kad iš tikrųjų jūs visada išliktumėte tame sraute, visada išliktumėte motyvuoti, visada išliktumėte užtikrinti ir visada darytumėte pratimus, tenktumėtės judėti į priekį. Kursas duos jums tą palaikymą, duos tą tokį paėmimą už rankos ir nepaleidimą jūsų, nes jūs tada eisite kartu. Taip, aš kol kas būsiu lyderis, kurio tikslas yra, kad jūs iš to kurso gautumėte maksimalią naudą. Tai aš to ir sieksiu. Paskui, kai baigsis kursas, tikiu, kad jūs jau turėsite tinkamus įpročius, kad jūs galėsite judėti vieni. Kol kas
Daugelis iš jūsų žinau, kad vieni judėti negalite. Dėl to einame kartu, bus lengviau ir bus greičiau. Tai va, tai tiek kol kas šiam vakarui, atsisveikinu su jumis, persižiūrėkite dirbtuvių įrašus, jeigu kažkas buvo neaišku, tikrai dar iki kitos savaitės, tikrai dar galite drąsiai, kad ir visas 3 dirbtuvių dienas peržiūrėti, įsigilinti į turinį ir tikrai galėsite pasiekti pokytį, suprasti dar daugiau, įsigilinti dar daugiau, to kiekvienam iš jūsų palinkėčiau. Tai va, tai kas norite, iš tikrųjų atkeliaukite į kursą Lyderystės menas, o kas norite įsigyti abu kursus, Lyderystės meną ir Pasąmonę, kuris yra pats giliausias mano kursas, na, tiesiog jau tada rašykite Sauliui, jis jums pagelbės, kaip prisijungti prie abiejų kursų. Tai ką, kol kas atsisveikinu ir iki susimatymo kurse, o su kitais galbūt susimatysime kažkada tai kelių savaičių bėgyje, gal kažkur seminare kokiam, galbūt live transliacijoje kokioje. Tai stebėkite, prenumeruokite, sekite, dalinkitės, nes tiesiog tikiu, kad jeigu ta informacija buvo labai naudinga jums, ta informacija bus labai naudinga kitiems. O kaip Loreta sakė, dalinausi su savo dukra, kad ir jinai įveiktų baimę, viešo kalbėjimo ir taip toliau. Tai va, tai tiesiog lygiai tas pats. Jeigu turite žmonių, kurie turi problemų su viešu kalbėjimu, pasidalinkite nuorodą pirmų dirbtuvių. Jeigu žmonės turi problemų su pardavimais, stringa su pardavimais, matote, kainos negali paprašyti, pasidalinkite nuorodą antrų dirbtuvių. Tie, kad žmonės vargsta su komanda arba vis skundžiasi, kad va, tiesiog netinkami žmonės, vis kažkokius blogus žmonės pritraukiu, vis tą. Nu pasidalinkite irgi šitos transliacijos įrašų. Kol kas įrašas yra nemokamas, visą savaitę bus nemokamas, tai tiesiog, na, jeigu jums buvo naudinga, padarykite, kad ir kiti žmonės gautų naudą. Nežiūrėkite. Čia vėlgi lygiai ta pati situacija. Jūs gavote naudą dalyvaudami šitam seminare, jūsų vizija, kad jūsų gyvenime vyktų pokytis. Ką darote? Jau naudą gavau iš šito seminaro, iš šitų dirbtuvių. Ką tada darome toliau? Pasidalink tomis dirbtuvėmis su kitais žmonėmis. Padėk jiems, kad ir jie pasiektų progresą. Tada žiūrėkite, kas atsitiks. Auksite kartu. Jūs naudą turėsite. Tai tiesiog pasinaudokite šitą vizijos schemą ir suburkite žmonių ratą, kurie auksite kartu. Dėl tos priežasties. Dalinkitės, nes kartu augti yra visada 100 kartų lengviau negu vienam. Tai dėl to dalinkitės ir dar kartą dalinkitės. Bus daug lengviau, daug paprasčiau, tada tiesiog aplinka jūsų bus daugiau motyvuota, subursite augimo komandą aplink save, tada auksite daug tvirčiau, daug stipriau ir pasieksite daug daugiau. Dėl to dalinkitės, rekomenduokite, tai iš tikrųjų bus tikrai tai, kas keis ne tik jūsų gyvenimą, bet ir jūsų aplinką. Sėkmės jums visiems ir ką? Iki susimatymo.